Labas vakaras, merginos. Matau, jau jungiatės po truputėlį. Ar aš esu matoma ir girdima? Taip, trumpas apibendrinimas. Puikiai matome. Super, labai gerai, aš labai džiaugiuosi. Taip, na ką, kol laukiame kitų prisijungiant, kaip visada, trumpa piriklyčkė. Taip, nematau, kiek mūsų, aišku, jau yra prisijungusių. Na ką, aš noriu pasveikinti jūs šiame mūsų maratone. Jis yra faktas, maratone, aš jau prie maratono taip pripratusi, šiame mūsų webinare. Aš sveikinuosi ir su Instagramu, kadangi praeitą kartą mes turėjome situaciją, kai pas mus nušoko eteris webinare, tai mes darome dar papildomą eterį Instagrame. Kas neužsiregistravote į webinarą, taip jums ir reikia. Webinaro dalyviai gauna savo bonusus, kaip visada. Tai va, aš tikslingai pavadinau šį webinarą ne kaip atsikratyti raukšlių ar panašiai, bet pavadinau jį giliau, pavadinau jį jaunystė, kurios neatima metai. Ir aš manau, kad šiai dienai man tai yra svarbiausias kriterijus, nes tai tikrai nėra vien apie raukšles. Mūsų odos jaunystė, norėtume mes ar ne, vis tiek pasiglemš metai su laiku. Bet yra jaunystės forma, kurios metai atimti iš mūsų negali. Apie tai ir bus šiandienos mūsų webinaras, bet atrodote labai gražiai, komplimentai, ačiū labai, aš stengiausi dėl jūsų, kaip visada. Taip, merginos, praneškite man, susipažinkime, ne? Kaip jų, yra tokių, kurios visai mane nepažįsta, ne? Ar tokių, kurios dalyvauja mano programuose, ar kurios seka mane socialiniuose tinkluose. Tai jeigu jūs matote mane pirmą kartą, jūs atėjote iš reklamos, jūs rašote 0. Jeigu jūs pažįstate mane iš socialinių tinklų, bet dar nedalyvaujate jokiose mano programuose kuriamuose, jūs rašote 1. Jeigu jūs dalyvaujate mano programuose, jūs rašote 2. O jeigu jūs esate Gražaus gyvenimo akademijos narė, rašome 3. Gerai, aš labai noriu pasižiūrėti, kasgi pas mus atėjo 0. Liuks, labai įdomu, man labai faina. Aha, kaip visada gražiai jums, ačiū labai. Sveiki, 1, Olga 0, 0, 1. O, kaip daug yra nepažinsinčių mane žmonių, labai įdomu, super. Reda, Inga, super. Goda. 1, 3, 3, 2, 3, 2, 1, 0, gerai, 1, 1, 1, 1, 0, liuks, 1, 0, 3, 4, va, čia jau ką, levelis 4, tai reiškia, kad Vaiva dirba su manimi. Vaiva, kaip visada, su nuostabiu humoro jausmu. Taip, 3, 1, 1, 3, 1, 3, 0, aha, esu gaga, liuks, 3, 23, Edita. Ir 2 ir 3 dalyvavusi ir visose programuose ir Gražaus gyvenimo akademijos narė. 1. Nors neliuks. Tai faktas, kad yra žmonių, kurie manęs nepažįsta ir tuo susipažinimas bus įdomesnis. Laba, Jolita. Labai mažiau dėmesio aš skirsiu Instagramui. Gerai, visa aš būsiu webinare, bet jūs vis tiek irgi, jeigu ką dalyvaukite, atsakinėkite į mūsų klausimus. Kaipgi vyks šio webinaro programa? Matau, kad yra neišbaigta skaidrė, nežinau, ar tai buvo mano klaida ar komandos, bet nesmė, tai pirmiausia, mes susipažinsime. Šiandieną aš norėsiu kalbėti šiek tiek galbūt griežtesnė tema, ar griežtesnių kampų apie viską, kas vyksta. Tiesiog dabar stories jau pasakiau, paminėjau, kad neseniai aš įlindau į statistiką, kelias statistikas, ir jos mane pašiurpino ir pakraupino. Ir aš esu pasiruošusi dar garsiau kalbėti apie tai, kad moteris, atsibūskime, pažiūrėkime, kaip mus įtraukia į tokį užburtą, užsuktą velnio ratą, kaip aš jį vadinu, kuris neneša mums nieko, beveik apart trumpalaikio pasitenkinimo ir paskui labai skaudaus sumokėjimo už tai, kuo mes pasitenkiname trumpą laiką. Gerai, tai mes kalbėsime apie tą strategiją jaunystės kulto, kam ji daroma ir kaip ji yra įgyvendinama. Pasižiūrėsime, kur slypi tikrosios mūsų senėjimo priežastys, ypatingai tos, kurios
Nepažįstate manęs, tikriausiai galbūt, o dar negirdėjote mano požiūrio šiuo klausimu ir kodėl aš kalbu tai, ką aš kalbu. Mes apžvelgsime pagrindinės klaidas, kurios yra daromos dėl to, kad žmonės nesupranta tikrųjų senėjimo apraiškų ir ieško galimybės sutvarkyti raukšlės ir senėjimo apraiškas visai ne tais būdais, kuriais reikėtų. Ir paskui, be abejo, aš pristatysiu savo metodą, pasidalinsiu savo istoriją, kaip aš keičiausi, kaip aš sukūriau savo metodiką, kurią dalinuosi šiai dienai su kitais žmonėmis, su moterimis. Tai yra Gražaus gyvenimo akademija, tai yra išimtinai moterų erdvė, tai yra išimtinai moterų bendruomenė. Pristatysiu jums Gražaus gyvenimo akademijos visą esmę, pasidalinsiu narių istorijomis ir kas norėsite, galėsite po šio webinaro prisijungti, bet aš stengsiuosi, kad ir be pirkimų, tarkim, galbūt kažkas tik norės su manimi susipažinti ir su mano filosofija ir su tuo, ką aš darau, aš tikiu ir tikiuosi, kad jūs irgi gausite naudą. Ir kai aš užbaigsiu, jūs turėsite galimybę užduoti man jums rūpimus klausimus. Pasistengkite klausimus palaikyti iki pabaigos, gerai, kad aš nenukreipčiau dėmesį, nes aš tokia esu, kaip čia, atitraukianti dėmesį asmenybė, aš kai pradedu atsakinėti klausimą, mane neša, aš galiu pamiršti mūsų pagrindinę mintį. Tai atleiskite man pasakyti jums viską, ką aš pasakyti jums šiandieną noriu ir tada jau mes perėsime su jumis prie klausimų. Aš tikrai skirsiu dėmesį ir laiką ir atsakysiu į visus jums rūpimus klausimus. Esu visur kartu su jumis, Edita, ačiū labai, aš labai tai vertinu. Taip, na ką, webinaras turėtų trukti apie 1,5 valandos, mes plius minus visada įsiterpiam valandą, aš jau nemanau, kad mes per valandą susitvarkysim, bet į 1,5 bandysime tilpti. Taigi, kas manęs nepažįstate, mano vardas yra Marina Špak. Aš jau 11 metų esu praktikuojanti specialistė, pradėjau savo kelią kaip kosmetologė, kadangi prieš tai labai norėjau būti gydytoja, norėjau gelbėti žmonių gyvybės, norėjau būti chirurgija iš tikrųjų, bet taip susiklostė aplinkybės, kad mirė mano tėtis, susirgo vėžiu ir mirė ir aš neturėjau galimybės išvažiuoti mums studijuoti, o paskui ištekėjau ir pradėjau gimdyti vaikus vieną po kito, tai prigimdžiau 3 ir galimybės su 3 vaikais išvažiuoti nei į Kauną, nei į Vilnių jau aš neturėjau. Tai va, visą savo norą padėti žmonėms gyventi sveikiau, ilgiau ir laimingiau, aš norėjau įkūnyti savo specialybėje kosmetologiją, kadangi aš ėjau su intencija daryti injekcijas, padaryti visus žmonės laimingais ir gražiais. Ir kol aš studijavau, aš supratau, kad tai yra ne mano sąžiniai, kad viskas, kas vyksta, kas iš tikrųjų vyksta su mūsų kūnais ir su klienčių, ir su pacienčių, sakykime, kūnais, kad mano psichika, mano sąžinė to neatlaikys. Ir ačiū Dievui, pakeliui aš susipažinau su masažais. Aš visiškai maniau, kad masažai yra šarlatanizmas ir aš taip realiai sakiau ir juokiausi žmonių, kurie eina ir moka pinigus už masažus. Galvoju, kas čia, halai, ką ten jums padaro. Tiesiog paglosti, ypatingai, kai masažai kainuodavo brangiai. Bet ačiū Dievui, gyvenimas mane suvedė su masažais ir prisilietus prie žmogaus kūno. Aš supratau, kaip mes galime įtakoti žmogaus audinius savo pačių rankomis. Ir tai buvo meilė faktiškai iš pirmo prisilietimo ir tai mane įtraukė labai, labai giliai ir iki šios dienos mes skaičiavome, aš jau atlikau daugiau negu 43 000 darbo valandų. Tiek daug yra, kadangi aš kažkada išėjau iš vyro viena su 3 vaikais ir dirbdavau, kad išsilaikyti pati ir užsidirbti savo vardą po 15 valandų per dieną, ilgus metus. Tai va, tai labai turiu stiprią darbo patirtį. Per tą darbo patirtį aš išnagrinėjau kūnus ir supratau, kad senėjimas tikrai negyvena mūsų odoje, kad viskas yra giliau. Aš pradėjau gilintis į raumenis, paskui supratau, kad raumenys patys iš savęs irgi nėra tokie įtakojami, su jais sunku dirbti, kažkas dar yra. Taip aš atradau fascijas, pradėjau dirbti su fascijomis, ir darbas su fascijomis duoda gerus rezultatus, bet irgi supratau, kad tai yra ne viskas. Fascijos ir raumenys tvirtinasi prie kaulų, ir kai yra poslinkis, mums reikia dar padirbėti būna ir su kaulais, ne vien tik tai su fascijomis ir raumenimis. Taip aš nukeliavau į osteopatiją, dar gilin, jau į kaulų, sakykime, į kaulų vidų, dirbo ir su kaulų čiulpais per osteopatinės praktikas, bet galiausiai vis tik suvokiau, kad viskas prasideda štai čia.
Ir jeigu moteris nesijaučia graži, jeigu ji nesijaučia vertinga, jeigu nedega jos akis ir ji nejaučia gyvenimo skonio, tu galėjai padaryti bet kokias procedūras, tu ją galėjai apibarstyti auksų veidą, nežinau, ką nori padaryk, ji vis tiek jausis negražiai, ji vis tiek jausis senstanti, ji vis tiek bijos, kad ją pames, ir ji vis tiek ieškos kažkokio būdo užkirsti tam kelią. Tai va, tiek aš gilinausi į mūsų anatomiją, kad galiausiai jau dabar pabaiginėjame, mes pirmus metus aš vedu savo autorinį, sakykime, anatomijos kursą. Ne, jau beveik yra anatomikų pas mumis čia. Mes jau baiginėjom 8 mėnesį, visas kursas trunka 9 mėnesius, tai yra labai rimtas kursas, kuriame mes nagrinėjame mūsų kūną ląstelę po ląstelės, sistemą po sistemos, organą po organo. Ne? Ir todėl aš leidžiu savo kalbėti apie anatomiją, kalbėti apie senėjimą, kalbėti apie visus procesus, kurie vyksta mūsų kūne iš struktūrinės pusės. Aš tiksliai žinau, kad senėjimas negyvena odoje ir pradėti kovą, ne, aš nenorėčiau sakyti kovą, ne, tą draugystę su senėjimu, labai norėtųsi susidraugauti su juo ir susidraugauti su savimi jame, tikrai pradėti reikia ne ten. Ir eidama gilyn, norėdama pakeisti moterų gyvenimus, kadangi įkūriau savo akademiją, tada tai buvo dar kokia aš vidinčiai gražiai, ačiū labai. Tada tai buvo dar gražaus gyvenimo klubas, kur mes susitikome iš tikrųjų tam, kad būti jaunas, tam, kad daryti mankštas tiesiog, ne, ir daryti savimasažus. Ir jau ten aš supratau, kad moteris reikia įkvėpti, kad jiems reikia duoti maksimum motivacijos, kad mus reikia išjudinti, nes mes tiek esame paskendusios darbose, vaikose, ten socialinėse kažkokiose programose, tėvų susirinkimuose ir visame kame, kad reikia traukti lauk. Ir tai mane atvedė pas Tony Robbinsą. Ir galiausiai šiai dienai aš esu Tony Robbinso aktyvi jo Masters University narė, aš mokinuosi ir kaip kurti verslą, kadangi iš pradžių įkūriau verslą, o paskui pradėjau mokintis jį vesti. Bet būtent šios programos ir darbo su pasąmonė programos padeda man išjudinti moteris iš, net ir galėčiau sakyti, iš mirties taško, iš momento, kai moteris nesijaučia gyvenanti, ne, kai jie jaučia kažkokią egzistenciją, kai kažkaip egzistuoja, bet kam jie gyvena, kokia yra prasmė, jį dažnai net nebesuvokia, ne, ir kad gyvenimas gali būti skanus, kad gyvenimas gali teikti džiaugsmą, kad gyvenimas gali būti nuostabus diena iš dienos, kad jis gali būti toks neįtikėtinas kiekvieną sekundę ir kad galima atsibusti iš ryto ir galvoti, wow, kaip faina, kad aš atsibudau, aš turiu tiek nuostabių minčių, aš turiu tiek norų, aš galiu gyventi. Tai va, tai aš, šios programos padėjo man įkurti būtent tai. Ir savo maratonų metu, ir gražaus gyvenimo akademijos metu aš stengiuosi perduoti moterims būtent taip. Tai ar jūs esate čia, aš nematau nei vieno jūsų komentaro, ar jūs tiesiog nieko nerašote, žiūrite į mane ir viskas. Taip. Nematau nei vieno komentariuko, parašykit man komentarą, nes aš galvosiu, kad pastrygome mes kitaip. Taip. Nematau. Jūs esate, žinau. Klausom. Super. Užkupnas. Klausom įdėmį. Labai gerai. Viso, bent jau pramušė. Nes po praeitą kartą aš esu šiek tiek tokia striok. Mes čia įdėmiai klausau iš ten pasakys lius. Labai gerai. Tai va, tai iš profesinės pusės, todėl galiu kalbėti, kadangi turiu labai didelę patirtį ir pati jaučiu ir jau šiai dienai nebijau pasakyti, kad aš esu savo srities ekspertė ir aš tiksliai žinau, ką aš kalbu. Bet apart viso to, aš esu moteris, kuri kadaise pamiršo save, ne, ir kuo labiau aš pamiršau save ir praradau ryšį su savimi, tuo aš labiau stengiausi įtikti kitiems, būti gera žmona, padaryti viską teisingai, kad visi aplink būtų laimingi ir kuo labiau aš stengiausi, tuo labiau manęs nebevertino kiti, aš stengiausi dar labiau, kol galiausiai dasistengiau iki to, kad man buvo nustatyta diagnozė vidutinio laipsnio depresija su suicidaliniais polinkiais. Ne, aš visiškai nebemačiau poreikio ir tikslo gyventi, nepaisant to, kad aš turėjau jau 3 vaikus, kuriems aš buvau reikalinga. Tai va, tai iš tokios būsenos, visiškos nevilties, aš pradėjau žiupsnelis po žiupsnelį save atstatinėti, atstačiau, išsiskyriau, išėjau ir užsitarnavau savo vardą, pasidariau savo karjerą ir šiai dienai jaučiuosi stipri, įkvėpdama ir kitas moteris. Man norisi, kad nei vienai moteriai netektų patirti tai, ką kažkada teko patirti man, tas momentas, kai negali žiūrėti į save į veidrodį, kai atrodo, kad esi visiškai neverta, kad esi visiškai
visiškai kvaila, kad viskas, ką tu darai, neturi jokios prasmės, ne, ir neturi jokios vertės. Ir ką tu be padarytum, tu visada būsi bloga. Ir tai yra baisus jausmas. Ir aš visada jį prisiminsiu ir aš darysiu visada viską, kad apsaugoti moteris nuo to jausmo, o moteris, kurias jau pateko į tokią situaciją, kad padėti joms rasti išeitį, pašviesti joms kelią į išorę. Tai va, tai mes ir startuojame. Apie ką aš šiandieną kalbėsiu. Ne? Tai viena iš statistikų, kurią aš pasižiūrėjau, grožio industrijos ir anti-age industrijos rezultatai. Pasižiūrėkite, nuo 23 metų iki 25 metų kilimas vyksta 100 milijardų. Panos, tai nėra 100 tūkstančių, net ne 100 milijonų, 100 milijardų. Užauga pajamos pardavimai grožio ir jauninimo srityje. Ne? Tai mes kalbame vien tik tai apie procedūras, mes kalbame vien tik tai apie priemonės, kremai, serumai ir panašiai. Ne? 100 milijardų per 2 metus. Čia per 3 metus faktiškai. Ne? Tai yra didžiausi skaičiai. Kaip jūs manote, ką reikia daryti, kad suskatinti žmonės pirkti? Kas geriausiai paskatina žmonės pirkti? Per ką lengviausia eiti? Kaip jums atrodo? Pabendraukime šiandien. Ką reikia daryti, kad žmogus tikrai nueitų ir nusipirktų? Lengviausias būdas. Nes jiems reikia auginti pardavimus, jie turi kažkaip spausti. Kalbam su manim. Man šiandien labai reikia jūsų interaktyvumo. Per baimę, Jūratė, taip, baimę, Jolita, taip. Taip, reklama irgi spaudžia jums ant baimę, reikia įbauginti ir išgąsdinti, jūs puikiai tai žinote, jūs prisimenate, ne? Nes visai neseniai, prieš kelis metus, mes buvome pasiruošę pirkti vieną vos net ten kaukę, kaip jos ten, medicininę kaukę, ten pirkdavo vos ne po 5 eurus vieną, o už dezinfekcinį skystį žmonės buvo pasiruošę mokėti tokius pinigus kaip už naftą tikriausiai. Tai va, kadangi buvo įbauginti ir šiai dienai, ne, baimė pasenti yra eskaluojama pasauliniu mastu. Ne, tam skiriama milžiniški pinigai. Tam, kad sužadinti žmogaus baimę pasenti. Kodėl jūs bijote pasenti? Mes visi bijome pasenti. Ne? Tai yra prigimtinė tokia baimė, kadangi mes einame į pabaigą. Ne? Žinome, kad jeigu mes sensime, tai jau po truputėlį laikrodis skaičiuoja laiką, jis visą laiką skaičiuoja, aišku, laiką atgal. Bet kad jau mes arčiau mūsų grabo lentos. Ne? Ir faktas, kad tai nėra jaukus momentas, kadangi mes nežinome, kas bus už ir viskas, kas yra nežinome, mūsų baugina. Bet jūs, kiekviena iš jūsų, kaip man, skleidžiant žinią, kad senėjimas yra kažkas baisaus. Taip, bet kodėl tai yra baisu? Kodėl žmonės bijo pasenti? Kas gąsdina mūsų senėjimą? Kokios yra tikrosios senėjimo baimės priežastys? Ko mes bijome senėjime? Kas yra negerai būti senam? Tikrosios priežastys. Neįtikti, nepatikti, čia iš to nepasitikėjimo savimi būsenos, čia ne iš nepasitikėjimo, mes yra baimė, ne, būti, nebetikti, nepatikti, apie ką tai yra Dovilė, ne, tai yra apie tai, kad mes būsime nebepriimti sociumo, kad mes būsime nemylimi, mes nebepatiksime, jeigu mes nebepatinkame, mus galima pakeisti, ne, vairiau prarasti orumą, būti našta ir kančios, taip. Žiūrėk, kančia, našta, net reiškia, kad mes kažko nebesugebam patį. Būti neįdomia, likti vienišas, nereikalingas, vienišas, nesusirgti, pakilti iš lovos. Atrodai tada baisiai, negražiai, raukšlėtas, nebepatrauklus, žiūrėk, Kamilė, tai atrodo baisiai, įsivaizduojate, tai jau yra, kiek yra įkalta į galvą, kad senėjimas ir visi išražytus veidas, kad ir raukšlių, kad tai yra ne apie garbingumą ir tą tokią patirtį, gyvenimiškas žemėlapis, bet tai yra baisu, jeigu tu esi raukšlėtas, tu esi nepatrauklus, tu esi visiškai baisus. Norim būti patrauklis, bijom būti nejudrios, super. Visokios lygos, dauguma žmonių bijo lygų, žiūrėkit, bijo lygų, atsiminkit, ką jūs rašote, aplinkos nepripažinimas, nemylės, taip, nemylimos, negras, savivertė su grožio kultu susiję, tai man labiau patinka žodis amžėjimas, man irgi patinka, bet bijo žmonės senėjimo, amžėjimo, kai mes kalbame gražaus gyvenimo apie akademiją, apie amžėjimą, tai
niekas taip nekalba, ne, tada tai yra nebaisus žodis, kai mes amžėjame, ne, tai yra toks skanus žodis, jame tiek jaučiasi pagarbos savo ir kitiems, kai yra tai amžėjantis žmogus, ne, tai yra visiškai kas kita. Bet kai mes sakome senstam, ne, senėjimas, tai jau sukelia baimę. Žiūrėkit, iš tikrųjų, ne, žmonės, ko bijo žmonės, jie bijo tapti nematomi ir nereikalingi niekam. Jie bijo prarasti kitų meilę, ne tai sąlygoja, kad tu prarasi meilę ir priėmimą. Mes visi bijome prarasti savo gyvenimo kontrolę, ne, kad mes nebekontroliuosime procesų, ne, kad kažkas bus negerai, kad ir su galva, ne, mūsų, kad mes prarasime atmintį, kad mes negalėsime valdyti procesų, kad mes negalėsime priimti sprendimų. Mes visi bijome, kad mus užpuls lygos, kad mes patirsime skausmą, kad mes patirsime kančią. Ne? Ar yra tokių, kurie nebijo, kad senatvė ateis ir tu galiausiai būsi koks nors nepakilantis iš lovos, visiškai daržovinis, kaip čia, žmogus, vis tiek noriu sakyti, kad tai yra, mes būsime žmonės, ne? Kad tu būsi žmogus, kuriam labai sunku yra pakilti iš lovos ar visiškai nepakilti ir esi našta kitiems žmonėms ir tu gyveni kančioje, nes tu esi pasenęs. Faktas, kad ne, yra baimė susidurti su mirtimi, net nemirtingumu, bet su mirtimi, ne, kad tu gali mirti. Nes kol tu esi jaunas, tu neva gali negalvoti, ne, ignoruoti baimę mirti ar mirti. Bet kai tu esi senas, ignoruoti jos tu nebegali. Tu supranti, kad tu esi kažkur arti, ne, kad tu jau gali pasisveikinti už rankos ją. Baimė prarasti savo tapatybę, ne, irgi, kad aš esu nebe aš. Ir ypatingai, kai žmonės verčia prisirišti prie jaunystės kulto, tai kai aš jau senstu, tai aš jau nebe aš. Suprantat? Aš prarasiu save, aš prarasiu savo tapatybę. Žmonės bijo štai tokių dalykų, ne, nematomi, būti nereikalingi, bijo skausmo, bijo lygų, taip toliau. Ir kaip jūs įsivaizduojat visas šitas baimės, lygas, skausmą, smegenų veiklos sutrikimą, atminties praradimą, kaip visą tai pririšo tiesiog prie raukšlių. Vat man yra, ant kiek pasaulį reikėjo apdurninti, kad pasakyti, okei, išsitrinsi raukšlės, tu neturėsi skausmų, ne, tada tu niekas nerašo, kad aš bijau, kad mano veidas bus, nu, ten, pavyzdžiui, išraižytas kažkokių raukšlių. Visą tą reikalą pasakė ne tai, kad tau reikia skaityti knygas, kad tau reikia lavinti savo protą nuolat, ne, gyti naujas žinias, kiekvieną iš dienos, auginti naujus neurolinius ryšius, kad tau reikia skatinti judėjimą, raumenų mobilumą, ne, sąnarių mobilumą, judesių amplitudę, judėti, krutėti, ne, daryti taip, kad nebūtų kūne spazmų, bendrauti ir bendradarbiauti. Ne, sako, tau reikia ištrinti nuo veido raukšlės. Ir visi tuo kažkaip stebuklingai patikėjo. Ir visi bėga ir neša, o aš laikas rodo, neša pinigus, didžiulius pinigus. Pažiūrėkite, kokia industrija. Iš baimės. Nes jeigu tu būsi raukšlėtas, ne, ką padarė? Jaunystė standartizavo. Viskas, kas yra standartas, tai yra priimta must be, ne? Tai priimta visiems. Jeigu tu nebesi jaunas, su tavimi kažkas ne taip. Tu iškrenti iš standarto. Ne? Vienu momentu buvo standartas ten 90, 60, 90 ir apkūnios ten ar čiučiut apkūnesnis moteris, jau yra ne okei. Ne? Ir dabar mums padarė standartą jaunystė. Jeigu tu turi raukšlės, ne, reiškia, tu jau prarandi savo vietą sociume, prarandi savo vietą vyrų ir moterų rinkoje, tave galima pakeisti, ne? Nes jeigu tu esi jaunas, tave, žiūrėkit, kaip viskas, ne, yra eskaluojama, kai žmogus piešiamas jaunas, ne, visi ten filtrai, visa medija, visi filmai, visur rodomi jauni žmonės ir visur yra skatinami naudoti filtrus, kad tai būtų net nenatūralu. Nes žmonės, pasižiūrėkit, kaip aš dabar bendrauju su panom, kur nors nusipaveiksluojame, bet aš prisimenu iš savęs. Kai lygiai tas pats buvo su manimi. Bėgi žiūrėt, kaip tu ten gavaisi toj nuotraukoj ir kaip tu besigautum, tu vis tiek savimiesi nepatenkinta. Ir prašai, jūs neįkelkit nuotraukos su manimi, nes aš jaučiuosi, aš išėjau negerai, esu nefotogeniška. Bet tu nenuotraukai išėjai nefotogeniška, tu savęs tiesiog nepriimi, tu nematai savęs, tu negali į save į veidrodį normaliai pasižiūrėti, pastovėti ir nusišypsoti savo. Nuotrauka tiesiog parodo. Ir mums atrodo, kad aš čia nuotraukoje nesigavau.
O čia yra totalus nepriėmimas, nes va čia toks tipo netobulumas, čia kaip be filtro. Įsivaizduot, aš negaliu savęs įkelti, jau pasirodo, tada reiškia be filtro. Ir šiai dienai, kai aš niekada nebežiūriu, man sako, studentas ir kas nufotkam, sako, man tinka visai galite kelti, man visiškai neįdomu. Ar aš esu su bizelė, ar aš esu su uodega susirišusi, ar aš esu gražiausiai pasipuošusi, aš jaučiuosi visada gerai, nes aš priimu tokį sprendimą, aš žinau, kad aš turiu stiprų ryšį su savimi ir tai yra svarbiausia. Bet kas yra daroma, ne? Kai tu esi nejaunas, tu esi nebestandartas, tave gali, tu nebe toks vertingas esi rinkoje, tu nebe toks esi vertinga kaip moteris, tu atsiranda baime, kad tu būsi pakeista jaunesnė karta. Ne? Pasižiūrėkit, kaip moteris bijo. Aš kai dirbdavau dar daugiau su klientais, nuolat visiškai būdavo akivaizdus skirtumas, kai moteris ateina ir jį prašo atlikti ją jauninančią procedūrą, ne dėl to, kad jį tiesiog nori pamatyti, kas geriausia mano odai, va šiuo momentu, ne? Ko man reikėtų, ar ją reikėtų pamaitinti, ar jai reikėtų vitamino C, ar jai reikėtų, tiesiog odą atgaivinti, ten, pavyzdžiui, nusluoksniuoti ir panaudoti rūgštis, kad oda būtų sveika. Ne, tai ateina moteris, kuri myli save ir yra patenkinta savimi ir draugystėje su savimi. O ateina moteris, jinai pasiruošus tau įkišti bet kokius pinigus, tik tu mane pajaunink. Jai nesvarbu, ar sveika yra jos oda ar ne. Jai nesvarbu, ar sveika yra jo širdis ir kepenys. Myliu jaunus žmonės. Tai labai gerai, Daiva, ne? Mylėti jaunus, mylėti save ir nepaisant mūsų amžiaus. Nesvarbu, mes visi amžėjame. Tikrai norėčiau pasakyti, kad senstame. Taip, ir jinai sako, sutvarkyk, va traukšlė, va jaunink mane. Ir tu matai, kad jį bijo. O bijo jį kodėl? Nes ji bus nustumta, ne? Tai yra prigimtinė mūsų baimė. Kai mes turime tai įrašyta DNR lygmeniu iš mūsų protėvių, kai jie rinkdavosi prie laužo ir taip apsisaugodavo nuo gyvūnų. Ir tu turėdavai būti priimtas tos bendruomenės ir jeigu tave išvarydavo, jeigu tavęs nebepriimdavo, tai reikšdavo, kad tave suvalgys, kad tu pražūsi. Ir žmonės jaučia, kai jiems sako, kad tu būsi nebepriimtas, jeigu tu būsi su raukšlėmis. Tai jie jaučia vidinę, tiesiog gyvulišką baimę kartais, nes jiems atrodo, kad tai yra tolygų mirčiai. Ir žmonės eina, ir jie yra pasiruošę leisti bet kokius pinigus, aktyvuoja. Paskui yra aktyvuojama, nes tai yra tiesiog 5 žingsniai, per kuriuos yra aktyvuojamas eskaluojamas tas modelis. Aktyvuojamas yra diskomforto pojūtis, kad su manimi kažkas turbūt ne taip. O ką pagalvos kiti? Pažiūrėk, soc-tinklai, kiek tu gausi laikų. Panos įkelia nuotraukas ir sėdi ir žiūrinai, kas 5 minutės, kiek tu laikų dar prikapsėjo. Panos, aš žinau tą tiksliai iš savo praeities. Kaip įkeli nuotrauką ir žiūri, kaip tave įvertins, nes tu savo vidinio įvertinimo neturi. Tu nežinai iš tikrųjų graži, tu ar negraži. Tu pasipuoši ir eini klausti visų, arba laukia, ar pasižiūrėsi tave, ar nepasižiūrės. Ar kas nors pasakys, ar nepasakys. Ir jeigu neduok Dieve, kas nors pasakys, kad tu kažkaip gal niuočiai netrodai, tu arba būsi visą dieną be nuotaikos, arba bėgs persirengti. Nes jautiesi neužtikrinta. Tu neturi nuomonės apie tai, ar aš esu iš tikrųjų graži ir kaip aš atrodo. Ne? Tai va, mintis stiprina, ne? Kad jeigu aš nesiimsiu veiksmų čia ir dabar, visi kiti darys, o aš nedarysiu. Aš prarasiu savo vertę. Aš ir taip jos neturiu, o aš galiausiai prarasiu ją iki galo. Ir paskui ką darom? Tadam, greitas rezultatas. Mūsų visas pasaulis greitėja, ne? Energijos greitėja. Pažiūrėkit, kiekvienais metais pavasaris, ruduo, mes jau nebespėjom vasarą ir naujosius metus sutikti, ten ir kalėdas pamatyti, tik stibi, va taip sukasi ir kuo toliau, tuo sukasi stipriau. Ir mums visiems sako, kad nėra laiko, reikia greitai rezultato, čia ir dabar, paimk, ne? Greitas maistas, greitas rezultatas. Įperšama yra mintis, kad tu gali tai sustabdyti čia ir dabar, man tiesiog aš ateisiu, man ištrinks raukšles ir nieko nebegarės. Man nieko nebeskaudės, man nebereikės bijoti, mes to ir tau ištrinsime raukštę ir visos baimės tavo dings, tau daugiau niekas negresia, vyras tau bus visada ištikimas, nes jis nesusiras jaunesnės, gražesnės mergos, panos moters, kaip teisingai tai pasakyti, iš darbo tavęs neišvarys, dabar žiūrėjot filmą Substancija, labai gražiai ten yra iš tikrųjų subtiliai parodyta, kaip jis ten baigėsi, tai baigėsi, bet šiaip idėja tai yra ne iš piršto išsirpta. Taip ir jaučiasi žmonės. Ir atrodo, kad ištrinė raukšles tam tikram momentui iš mano veido ir man daugiau jau niekas negrės.
patikėkite manim, gresia. Ir po to, kai jau pradeda žmogus atlikinėti injekcijas ar tam tikras procedūras, aš nesakau, kad procedūros yra nereikalingos. Tiesiog aš noriu, kad jūs suprastumėte, kodėl jūs vis dar esate nepatenkintos. Kodėl tai nėra vienintelė išeitis. Tai yra kaip pagalbinė priemonė, gali būti. Bet kaip vienintelis sprendimas ir vienintelė išeitis, tai yra visiškai out of topic, tai yra visiškai absurdiška strategija. Ir iš čia išeina priklausomybės stadija, kai tau sako, tau nepadėjo. Tai ta reiškia, reikia dar. Čia organizmas yra unikalus, čia tau nesuveikia, ar tau jo greitai išėjo, ar čia reikia dar patė, o čia tau paburko, tai nuleisti padarysime, suleisime, kad limfodrenažas įvyktų. Čia dar kažką leisim, dar kažką, kol žmogus įsisuka ir jūs visi tikrai turite ir matėte apraiškų žmonių, kuriems nepavyko suvaldyti šio proceso ir jie peržengė ribą taip, kad nežinai, už ko griebtis, paskui. Ir tai tikrai nėra vien vidutinės klasės ten moteris ar žmonės. Tai yra labai įžymus žmonės, kurie irgi pasėdo ant baimės būti išstumtiems iš profesijos, išstumtiems iš aktorinės profesijos ar šiaip kažkokių įžymių žmonių ir ta baimė užgožia akis ir kai tu pradedi atlikinėti tam tikras procedūras, intervencijas ir kai pradeda veidas įgauti kitas formą, akis nebeatpažįsta savęs ir tada gauna signalą smegenys, kad kažkas su mumis ne taip, turbūt jau injekcija atsileido, reikia dar ką nors suleisti, reikia dar, kol galiausiai visi žmonės sutinka ir atrodo, kad o, Jėzau Marija. Matėte, pabendraukit su manimi, pažįstamas, nes man visą laiką atrodo, kad jūs man viską nors parašykite, Vaglė parašė man tašką, labai bent gerai. Žmonės, kurie nesusitvarkė su tuo ir kurie peržengė tą ribą ir atgal grįžti jau yra, ne tai, jeigu negali pasakyti, kad neįmanoma, visada viskas yra įmanoma, bet labai ir labai sunku. Tai va, ir galiausiai yra iškraipoma tapatybė ir yra pasakoma maždaug, kad jeigu aš nedarysiu to, visi tai daro, visi, tai privaloma daryti, tai yra standartas ir jeigu to nedarai, reiškia su tavimi kažkas ne taip. Ir jeigu aš pasenau, tai reiškia aš jau nebe aš. Aš prarandu tapatybę, aš galiu būti savimi tik tada, kai aš atrodau kaip iš viršelio, nes kitų atveju su manimi kažkas yra ne taip. Ir aš sakau, nenoriu būti handžiška ir sakyti, viskas yra baisu, ta prasme, kad jokių procedūrų daryti nereikia, dabar mes visi tepsime su grietinė, visiškai ne apie tai. Bet aš noriu, kad jūs atsibūstumėt ir pradėtumėt suvokti, kas vyksta, kad tame bėgime, tose žiurkių lenktynėse, paskui grožį, tose žiurkių lenktynėse, paskui jaunystę, moteris praranda save. Ir tai yra baisu, nes raukšlių pasaulyje mažėja, o eilės pas psichoterapeutus ilgėja. Tai yra antra statistika, kurią aš nagrinėjau ir dabar 24 metų dar neradau statistikos, dar nėra pateikta. Žinau vieną moterį, kuri buvo gražiau, dabar atrodo kaip transvestitas. Tikrai ne vieną moterį dėja mes tokią pažįstam. Gali būti, ten, jeigu pas tave nėra lūpų, pasipildyk tu čiučiutę, su meilė savo, pasidaryk tu kažką, bet kai tai užeina, aš kalbu jau apie tai, kad aš einu leistis todėl, kad aš nenoriu su savimi nieko daryti. Ką daro? Tu neliesk savęs, liesti veido nevalia, tu ištampysi odą. Tai didžiausias, absurdiškiausias išsireiškimas, kurį galima buvo išgirsti. Dabar neseniai mes kalbėjome apie plastikos chirurgą, aš komentavau. Ir išsiaiškinau, kad iš tikrųjų jam profilį tiesiog veda kitas asmuo, mergina, kuri nieko nesupranta fiziologijoje. Ir nes tai buvo visiškas pravalas, tai kas buvo parašyta jo profilyje, ant jo storiuose. Kad liesti veido nevalia, bet daug kas taip ir kalba. Kas skatinama daryti moterį? Tu su savo dėmesio neskirk, tu turi padaryti kažką kitą, tu bijok pasenti, tu turi įtikti, tu turi patikti, tave renkasi, ne tu renkiesi. Renkasi faktiškai tik tave, tu turi užtikrinti, kad tave rinksis diena iš dienos. Nes verties apart išorinės tu nelabai ir turi.
Svarbiausia sutarti su galva, priimti save tokią, kokią esu, mylėti save, daugiau meilę savo. Taip, Daiva, visiškai sutinku. Visiškai sutinku. Taip, taigi, mes slopiname simptomus, nes raukšlės yra kas? Tai yra simptomas, tai yra pasiekmė. Mūsų veidas yra mūsų ekranas. Viskas, kas vyksta veidė, tai nėra priežastis, tai yra pasiekmė to, kas vyksta giliau, ne? Bet mes slopiname simptomus, mes bandome ištrinti, neva, ne? Kas daroma, ištriname simptomą, ne? Bet mes neišgyjame viduje, baimė lieka. Mes jau nuslopiname ir darome vaizdą, kad mes nebebijome, žiūrėk, kokia aš graži, visa lygiai, jos ateina, jos viena prieš kitą, ten gyrėsi, va, jinai pasidarius tiek procedūrų, jinai pasidarius tiek procedūrų. Jos bando pataisyti fasadą, bet jos užspaudžia dar giliau visus savo skausmus. Taip, man rašo, kad aš esu have left the room. Ar viskas yra gerai? Man reikia, kad jūs parašytumėt man, ar aš esu matoma girdima toliau, nes man parašyta buvo žinutė, kad aš išėjau iš kambario. Žinau, kad šiek tiek atsilieka laikas. Oksana? Išėjau, paliko man liks. Taip, liuks, labai gerai. Tai va, moteris labai bijo vienišumo, ne? Mes bijome vertės netekimo ir mes einame dėja prie savo kūno ir savęs atmetimo. Ir moteris, kuri net neturi ryšio su savo kūno, matosi girdis, ačiū labai, Virginė, moteris, kuri neturi ryšio su savo kūnu, jo, viskas gerai, tai aš klausimų negirdėjau. Tai yra pagrindinis psichoterapeutų pacientas šiai dienai. Jaunimas, ne? Jaunimas, kuris neatlaiko įtampos, ir moteris. Moteris spaudžiamos yra labiausiai. Pažiūrėkite, kaip spaudžiamos sociumo moteris. Nes moteris, kuri nepriima ir nejaučia savo kūno, yra labai patogi aplinkai. Ne? Ji bijo prarasti darbą. Pažiūrėkite, jos yra, nice to meet you, aha, paskui. Pasižiūrėkite, moteris, dabar kas skatina, moteris, kurie ypatingai paskui yra arba vieniša su vaiku, ne, ir moteris, kurie nėra pasitikinti savimi, kaip elgesi darbe. Ji atlieka viską už visus, jie galima pavesti bet kokias pareigas, bet kiek jai papildomų darbų pridėti, nes jis stengsis, kad ją priimtų, nes ji viduje nepriima pati savęs. Supraskite. Kam yra pažįstama tas jausmas, kai tu stengiasi dėl kitų, labiau dėl savęs, nes viduje nėra savęs priėmimo. Aš stengiuosi būti gera darbe, stengiuosi būti gera namuose, stengiuosi būti gera mama, stengiuosi būti gera dukra, ir draugė išklausyti telefonu man reikia, ir pabendrauti čia reikia, ir tėvelių čiate būtinai turiu parašyti kažką, ir visur, ir tiek reikia savęs visur atiduoti ir pasistengti, kad mane priimtų. Kad vieną dieną atsisėdu ir galvoju, o apie ką visą tai iš vis? Aš net neturiu tada laiko pasižiūrėti į tą veidrodį. Ar ten aš turiu tų raukšlių, ar aš neturiu tų raukšlių. Ir vienintelis kelias tada eiti ir gerti antidepresantus. Antidepresantų rinka irgi, ne? Antidepresantų rinka klesti, pasižiūrėkite, auga kiekvienais metais, statistikos neišsitraukiu. Va, čia apie mane, taip, o taip. Ir tokių moterų yra daug, labai artima, bet lipu iš ten. Super, Davilė, labai džiaugiuosi. Mes būtinai išlipsime. Viskas, ko reikia moteriai, tai tiesiog jausti, kad ji gyvena gyvenimą, kad ji renkasi irgi, ne tik ją, ir mūsų renkasi, tai yra faktas, bet ir aš renkuosi. Aš renkuosi dieną iš dienos, kaip gyventi aš noriu. Ir aš esu savo pačios gyvenimo centras, aš esu savo visatos centras, nes aplink mane sukasi viskas. Happy wife, happy life ne šiaip savo yra sugalvotas, ne posakis. Nes kai moteris yra nelaiminga, negali būti laiminga aplinka, aplink ją. Negali jį užauginti laimingų vaikų, mes visi norime laimę savo vaikams. Kuri mama nenori, kad jos vaikai užauti laimingi. O ką tu jiems gali padaryti, kokį pavyzdį tu jiems gali parodyti, jeigu tu save pati pamiršai? Jeigu tu tiesiog bėgioji ir galvoji, kurgi va tos pinigus, kurgi man nunešti tos pinigėlius, kad padarytų mane laimingą ir gražią. Bet tau gali sulesti bet ką, tau gali iš vis padaryti naują veidą. Iš čia ištraukti, čia pripumpuoti ir atvirkščiai, va taip užpumpuoti, tu žiūrėsi į save į veidrodį. Ir jeigu tavęs nėra namuose, kaip aš sakau, jeigu iš tavo akių nežiūri tavo maža mergaitė, Noro maratono dalyvės supranta, apie ką aš kalbu, nei viena injekcija nepadės, nei viena procedūra. Tu iš išorės gali būti gražiausia moteris, bet jeigu viduje tu esi traumuota,
Nieko nebus. Aš vakar kalbėjau su tokia moterim gražia, nuostabiai graži moteris, aš esu tikra, kad ji yra ir čia dabar, nes jį dalyvavo, kalbėjo apie gražaus gyvenimo akademiją. Ir aš ją žiūriu, aš žaviuosi, jai yra 50 ar 51 ir man taip jau atrodo metai. Ir wow! Ji kalba, kad ten pas ją buvo asimetrija, o dabar asimetrijos nėra. Ir ji rašo man žinutę, kad ji žiūri į save ir ji vis dar negali savęs priimti. Man ji yra Hollywoodo aktorės lygmens moteris. O jai nepatogu, tik sugebėjo pasižiūrėti save, nes jie prieš tai iš vis negalėjo į save žiūrėti. Suprantat? O taip, mažą mergaitę būtina pažinti iš naujo. Taip, Jurgita. Suprantat? Ir tu ką nori daryti, gali visiems atrodyti nuostabiai gražiai, bet jeigu jį nemato to, tu nepadarysi nieko. Kol tu neperkrausi jos smegenis, kol tu neįeisi jos pasąmonį, kol tu neperprogramuosi jos. Ir tai padaryti galime mes pačios. Taigi, raukšlės, kaip aš jau ir sakiau, tai nėra problema, tai yra pasiekmė kažko, kas vyksta mūsų kūne. Jums atrodo, kad yra raukšlės nazolobialinės ar raukšlės prie akių ir jūs pradedate trinti tas raukšlės, ar pirkti kremus, ar kažką jas leisti, nesuvokdamos, kad mūsų kūnas tai yra vientisa visuma. Ir tai, kas vyksta pėdose, tiesiogiai įtakoja tai, kas vyksta jūsų kaktoje, nes mes turime fascijinės grandis ir dauguma iš jūsų jau yra girdėjusios šiuos žodžius. Mūsų kūne viskas yra sujungta ir viena struktūra įtakoja kitas struktūras. Ir viskas, kas vyksta nuo mūsų akidabių į apačią, visada priežastis reikia ieškoti žemiau priežasčių. O viskas, kas vyksta nuo mūsų akies lanko, nuo mūsų antakio lanko ir viršų priežasčių reikia ieškoti nugarinėje dalyje. Ir tai svarbu yra fascijų įtempimai, įtampos iš vienos ar iš kitos pusės. Disbalansas raumenyse, kūno, nes jeigu aš esu pakrypusi, natūralu, kad man prasidės asimetrija. Jeigu pas mane yra indisciplininga laikysena ir mano kaklas yra išvestas į priekį ar sutrumpėjęs yra kaklas mano, natūralu, kad man negalės nusidrenuoti pagurklis ir aš turėsiu pagurklį. O aš galiu leisti bet kiek lepolitikų, šiai sekančiai skaidriai idėjų. Jums atrodo, kad jūsų pagurklis, tai jūs galite susileisti lepolitikos, ateina panos, ji nėra liekna. Ji neturi riebalų, bet jai atrodo, kad čia tai pas ją riebalai. Ji net nepagalvoja, kad čia pas ją yra vanduo. Lipolitikas, tai yra riebalų skaidantis preparatas ir jai leidžia tą preparatą. O jie pas ją ten kaupėsi vanduo, tai yra limfa nenudrenuota. O kaip ji nusidrenuos, jeigu jos pečiai tokie, o limfa drenuojasi į virš mūsų raktikaulių. Kaklas sutrumpėjęs ir niekas negali nusidrenuoti, mes turime kraną atidaryti, o čia viskas yra užspausta. Ir viskas kaupėsi štai čia. O jie eina leistis lipolitikus, nes kažką jie galvoja, kad jai padės. Suplonins veidą, arba eina haifų darytis, dar geriau. Net nesuprant, kadangi žmonės nesupranta priežasties, tai jie neteisyklingai ieško nepasiekmę, bet priemonės tai priežasčiai pašalinti. Jie žiūri į pasiekmę, bando ją sutvarkyti, nesuprasdami priežasties. Supraskit, kad kaip pas jūs yra paburkė, paakiai, jeigu kaip pas šią merginą, tokias lelė kaip išvaržėlis yra. Tai reiškia, kad jūsų kaulas viršutinio žandikulio yra nuslinkęs į apačią tikriausiai. Ir bus tiesiog ertmė prisipildo papildomai riebalų, kadangi jūsų liežuvio padėtis yra netaisyklinga ir jūsų laikysena yra netaisyklinga. Ir tai galima atstatyti. O jūs einate ką darote? Operuojatės. O jeigu jūs nesutvarkysite savo struktūros, jūs galvojate, jūs neturėsite to paties? Kodėl jūs visą laiką ieškote, kaip paspausti tą tokį nevas slaptą, greitą mygtuką? Taip nebūna mūsų kūne. Nebūna. Tai yra absoliučiai domino principas. Jeigu tu matai pasiekmę, tu turi atkapstyti, rasti priežastį, išsukti ten, normalizuoti ten ir po truputėlį gražinti ir normalizuoti ten, kur tu matai apraišką. Faktas, kad jeigu tau yra 50, nepadarysi mes iš tavęs 20 metės. Bet tu jausiesi visai kitaip. Pašalinti priežastį, pašalinti pasiekmę, tai nėra tolygu pašalinti priežastį. Juk esmė, jūs visos parašėte, kad jūs bijote. Pasitraukus iš tokios aplinkos veidas iškart pasikeitė. Vienareikšmiškai tai, kaip mes jaučiamės, tai, kaip mes spindime, tai ir yra mūsų jaunystė.
Ne, tai jaunystė nėra raukšlės, pasižiūrėkite, būna neraukšlėta, pana, ten 20 metų, bet jinai atrodo kaip senutė. Ir būna moteris, jai 65, jos skalsus juokas, jos akis blizga, ji daro ten saltus kažkokius, o pas mus Lyna buvo, ne? Man prisimenat, panas, gražaus gyvenimo akademija, aš nežinau, Linutės nėra dabar pas mus čia. Ji saltas ten darė. Ant rankų stovėjo, įlipo į šaltą vandenį, jį trykštėjo energiją ir trykšta iki šiol. Suprantat? Ir tai yra jaunystė. Šios jaunystės niekada netims metai. O jeigu tau, tu jau nebeatsikeli iš lovos iš ryto, tu negali įsivežiūrėti, akis liūdnas, bus nuleistus, viskas yra blogai, tai kokia tu esi jauna? Taip, tu neturi raukšlių, bet aš galiu pasakyti, kad aš jaučiuosi jauna, tikrai ne. Ir kai pas jūs yra horizontalios kaktos raukšlės, jūs ką dar, man reikia kremo nuo raukšlių. Jūs realiai galvojat, kad jūsų raukšlės atsirado odoje, nes kremas veikia odos lygmenių, o raukšlė formuojasi kaip minimum raumenyse. Kremas niekada nenueis į raumenį ir niekada nesustvarkys ten disfunkcijos. Čia mes turime kaktos raumenis, mūsų frontalinius raumenis ir pas daugumą žmonių dėja šie raumenis dėl to, kad jie susijungia yra su pakaušio raumenimis, o tie su trapecija ir čia kaupiasi įtampa. Ir kai šioje zonoje kaupiasi įtampa, šie raumenys išsijungia. Ir kai jums reikia pakelti antakius, nes mes turime mimikuoti, jūs darote tai išjungtų raumenių ir keliate antakį ir jums formuojasi raukšlės. Gali būti, kad čia išsijungia, gali būti, kad žemiau, gali būti, kad reikia pradėti nuo pėdos, nes tai yra viena fascinė grandis. Nuo pėdų, per achilo sausgyslę, per dvilypį raumenį, ne, per galvį šlaunies raumenį, per kryžkaulį, sėdinkaulio, kryžkaulio, klubakaulio jungtis, ne, per ilguosius stuburo tiesiamuosius raumenis, ne, per pakaušio raumenį, per aponeurozę ateina iki kaktos. Tai yra viena linija. Ir bet kuriame segmente, jeigu sulypo, ar jeigu, ne, užsikabino, sulypo, arba ir susikaupė įtampa, į ten pradės susitraukinėti iš visur. Ir jeigu apačioje kur nors sutraukta, jums pradės nuo čia traukti į viršų. Jūs visą laiką vaikščiosite su pakeltais antakiais ir turėsite raukšles. O jūs ką darysite? Eisiu botoksą susileisiu, atpalaiduosiu. Tau indikuoja kūnas, kad tau reikia tvarkyti kažkur nuo pėdo ir aukščiau, nes jeigu ten sutrauk, tau vis tiek trauks. Kūnui reikia, o aš geriau paslėpsiu, nematysiu problemos, jos tipo nematau ir nėra, o ant figuški jį yra. Ir jūs kiekviena norėsite gyventi ir džiaugtis, ir vaikščioti, ir bėgioti, ir žaisti su anūkais, ir eiti su draugėmis, ir nejausti skausmo. Kodėl jūs pririšate visą tai vien tik prie kremo? Kodėl jūs pririšate tai vien tik prie kažkokio serumuko ar kažkokios injekcijos, kuri turi išvalyti raukšlę? Nejaugi jūs galvojate, kad tai eikvoja ir tiek daug jūsų pinigų taip pat, kadangi reikia daryti tai nuolat, o tai reikia sutvarkyti, ne, vieną kartą. Normaliai funkcinę liniją ir palaikyti ją. Taip, bet tai nereikalinga daryti kiekvieną dieną tą patį. Taip, mes turime skirti savo kūnui kiekvieną dieną dėmesį, nes tai yra mūsų ryšys su mūsų pačiais savimi. Moteris, kuri neliečia savęs, yra mirusi moteris, panos. Jeigu jūs savęs neliečiate, jeigu jūs nežinote, kur jums yra malonu, ne, jeigu jūs nepažįstate kiekvieno savo kūno centimetro, jūs negalite komunikuoti su šiuo pasauliu. O jeigu jūsų komunikacija su šiuo pasauliu yra sutrikęs yra jūsų gyvenimui. Tai va, kai jūs, pavyzdžiui, normalizuojate, ne, pas mane nėra raukšlių ir daug kas sako, kad aš susileidusi botoksą esu. Bet man tiesiog reikėjo normalizuoti darbą, atgyvinti savo kaktos raumenis. Ir šiai dienai aš galiu nustebti, ne, aš pakeliu, antakius pakeliu, o raukšlių neatsiranda. Nes aš pakeliu visą raumenį. Man nereikia kelti vien tik tai iš antakio, ne, kad susiformuotų raukšlės. Aš galiu mimikuoti ir daug mimikuoti ir daryti viską ir neturėti raukšlių. Ir tai tikrai yra įmanoma. Ne? Marina pamimikuoja, kad visi įsitikinę, botoksą pas tave nėra, tai aš mimikuoju. Aš mimikuoju stipriai, tik kadangi raumenys yra tonizuoti, jie taip nesiraukšlėja kaip raumenys, kada yra botoksas. Ne? Faktas, kad atsiranda ir pykčio raukšlė būna, ypač vasarą, mes kalbėjom dabar per mokymus su panom, taip atsiranda, bet mes turime visada priemonės, kurias mes galime, grįžtame, mes turime mankštas, atėjai, pasidarai savi masažą, mankštą ir vėl tu neturi tos raukšlės. Turi atsirasti raukšlės, turi sueiti antakiai, nes tai yra apsauga mūsų rainelės nuo saulės spindulių, mes turime užsidengti prieš saulę, nes kai neužsidengia, jums tiesiai eina spinduliai į akis. Taigi gadina jūsų sveikatą, nejaugi jūs esate pasiruošusios sumokėti
už raukšlių nebuvimą, ne už jaunystę, ne už džiaugsmą, ne už sveikatą, ne už jūsų judesių laisvumą, ne už gyvenimą be skausmo, nejaugi vien tik tai už raukšlės jūs esate pasiruošusi sumokėti savo sveikatą, savo ateities džiaugsmų. Ne? Nu nejaugi yra taip. Kodėl jūs leidžiatės kvailinam? Ar kremai yra reikalingi, bet ar yra reikalingi tie milijoniniai kremai? Tikrai ne. Kai jūsų odoje yra normalizuoti procesai, kai kaulas su raumenimis, ne, kai yra kaulas, antkaulis, ne, ir paskui raumuo, kai ten yra paslankumas, kai ten normaliai atkeliauja kraujas, kai iškeliauja limfa, ne, viskas yra tvarkoj, viskas yra čiki-piki, tarp kaulo ir odos irgi yra fascija, kai ten nėra sulipimų, kai viskas vyksta, visi procesai vyksta, mūsų oda puikiai gauna visą deguonį, maistingą medžiagas, jie gauna vandenį, jie gauna viską, kas jie reikalinga. Kaip jūs manote, ar jai reikės labai daug tada visokių priemonių iš išorės? Mezoterapijos, biorevitalizacijos, kad padrėkinti. Jai nereikia drėkinti, jie pas ją ir taip viskas yra gerai. Atėjai kaip pas dantistą, ne, į higieną, atėjai karts nuo karto pas savo kosmetologę, pasidarėt kažkokią higieninę procedūrą odai, čiūčiu duoti jai drėgmės, ne, ar ten antioksidantų, ar dar kažką iš tiesiog papildym profilaktiškai labiau, ne, faktas, kad amžėjant, ar brestant, negriai skaitai, mes labiau naudojam, tai paauglius aprašom. Faktas, kad amžėjant, ne, reikia daugiau duoti iš išorės, bet jeigu jūsų raumenis yra normaliam tonuse, norma tonuse, ne perspausti, bet yra norma tonuse. Jeigu jūsų kraujagyslės yra optimalios būklės, jeigu jūs valgote normalų maistą, jeigu jums pakanka omega 3, jeigu jūs pakankamai gerai miegate, jeigu jūsų fascijos nėra sulypusios ir jomis teka normaliai energija, nes tai yra energetinė įkrova, elektros impulsai, kurie turi patekti kiekvieną ląstelę. Jeigu yra paskirstoma deguonis taisyklingai po kiekvieną ląstelę, kaip jūs galvojate? Ar jūs atrodysite jaunos? Ar jūs jausitės jaunos? Ar jūsų odai reikės labai daug drėgmės ir visų tų serumų, ten ampulių ir taip toliau? Tai yra faina duoti ją. Bet tikėtis, kad jie padarys už jūs visą darbą, panos yra naivu, juk mes nesame tokius jau mažos, ne, kad mes galėtumėm tikėti tokiamis nesąmonėmis. Labai giliai visos, viskas, ką jūs matote jūsų veide, sprendžiama yra jūsų kūne. Kodėl aš sakau, solo programos neveikia? Manęs klausia, Marina, kodėl tu nerašai vien savimasažo ten kažkokio kurso? Aš galiu padaryti, ne, ir yra ryto magija, tam, kad arba pripratinti tiesiog save dirbti šiek tiek, arba kai jūs išvažiuojate į ten poilsinę kelionę ar kažkur, kur neturi laiko, ir čia aš galiu staigiai paimti ir padaryti, ne, moteriams yra sunku, kur kai jūs nežinote, pavyzdžiui, ką daryti su savimi, turi kažkokią paraštukę, pasidariau ir viskas. Bet vieno komplekso 15, 20, 30 minučių niekada nepakaks. Nes jeigu tu turi dirbti ir su laikysena, mes tai pasižiūrėsime, kaip mes turime dirbti, tam, kad mūsų veidas jaustųsi nuostabiai. Mes turime išdirbti savo kūną nuo pirštų galų iki viršugalvio. Tu negali daryti to dieną iš dienos viską. Todėl turi būti sudėliota sistema. Sistema, kuri sudėliota palei fascijų ėjimo linijas, palei miofascialinius meridianus, ir tada po truputėlį normalizuoji, balansuoji visas linijas ir tada veidas atrodo harmoningai, ne? Tada niekas nevyksta, nes vien tik tai dirbti su kūnu, nedirbant su veidu, nepakanka, ne? Kodėl solo programos, ką aš turiu omeny? Vieną eini, pavyzdžiui, į fitneso klubą. Irgi negerai. O kur tempimo pratimai? O kur darbas, kineziterapiniai pratimai? O kur pasidarbuoti su dubens dugnu? O kur pasidarbuoti su trigeriniais taškais, nes mes visi jų turime. Pasižiūrėkite, kiek mes sėdime, kaip mes klaikiai vaikštome. Mes nei bėgiojame, nepastovi važiuojame automobiliu. Blin. Vien tik pumpuoti raumenis irgi yra neišeitis. Ar reikia kartais papumpuoti? Reikia ir papumpuoti. Reikia ir jėgos pratimų, bet reikia ir tempimo pratimų. Reikia ir jogos, reikia ir prakvėpavimo. Prakvėpavimo iš vis ypatingai stipriai reikia. Vien tik tai paimti kažkokią solo programą, tai bus neveiksminga. Supraskite, jeigu, pavyzdžiui, ir kiek išleidžiama yra pinigų, jeigu nusipirkti abonementą į sporto klubą vieną mėnesį, minimum 50 eurų, ne? Apsilankimas, jeigu jūs einate bent 2 kartus per mėnesį pas kineziterapeutą. Kiek apsilankimas pas kineziterapeutą? Irgi po 50, ne? Kaip minimum, po 50. Man patinka, kai Marina taip užsiveda pasakotą.
Taip, da jau čia išeina, jau kiek, 150. Jeigu jūs nueinate dar ten kažkur nors į jogą, ar ten dar kažkur, žiūrėk, susirenkate dar, jeigu jums kvepavimo kokiu nors pratimu pasidaryti dar, tai išeina, kad per mėnesį tada jums maža to, kad jums reikėtų, jeigu su kiekvienu specialistu susitinkant, važiuoti pas jį reikia, pas tą specialistą, net ir į masažą nueiti pas specialistą. Kiek? Pas mane masažas kainuoja 120 eurų, nu pas panuva gal 60 eurų. Nueiti 2-3 kartus per mėnesį į masažą, čia kiek jau išeina, nu po 100 eurų, nu 180, ne? Dar veido procedūrą pasidaryti, dar 100 eurų, o dar nusipirkti kremų visokių, kadangi nėra gerai, dar 100 eurų ir taip reikia minimum uždirbti savo 1000 eurų, kad plius minus gerai jaustis mėnesio eigoje, ne? O kur dar laiką rasti, nes ašgi dirbu, kaip aš galėsiu rasti laiką, kad kažkur ištrūkti. Tai vaiką reikia pasiimti man iš mokyklos arba iš darželio vaiką pasiimti. Taip ir užsisuka, kad galiausiai moteris galvoja, danų, iš vis aš nieko nedarysiu. Nueisiu į sporto salę ir tikėsiu šventai, kad kada nors atjaunėsiu ar jausiuos gerai. Bet dėja taip neįvyksta. Kiek iš jūsų, bet pasakykite man sąžiningai, kiek iš jūsų yra buvę taip, kad jūs nusiperkat abonementą į sporto klubą ir nueinate į jį 1, 2, 3 kartus ir tikrai nevaikštote visą mėnesį. Ne, bet va to aš pradėsiu sportuoti, viskas darysiu, bet nusipirkau ir neinu, nes laiko nerandu. Kiek yra tokių? Čia irgi yra apie bendruomenę, paskui čiučiut vėliau ten buvo idėjas. Yra tokių? Nu, negali būti, kad aš viena tokia. Nusipirkau ir neinu. Aš, okei. Nu, taip, metinį turėjau, 2 kartus nuėjau. Taip, aš. Aha. O kaip Instagramas? Instagrame nėra? 2 kartus nuėjau. Aš, taip. Aš. Neperku ir neinu. Yra, taip, aišku yra, taip. Tai visiems pažįstama situacija, kai mes iš atrodo išleidžiame pinigus, bet ten reikia nuvažiuoti, ten reikia nusirengti, ten padaryti. Faina daryti ten, nes prisiversti daryti namuose vienai neįmanoma, panos. Aš irgi dabar buvau Ispanijoje, aš, kurį įkūriau gražaus gyvenimo akademiją, kurį visą laiką darau mankštą su jumis. Kas bebūtų, aš niekada nepraleidinėjau beveik. Yra, arba aš labai turiu sirgti, arba aš turiu būti skrydyje, kad aš atidėčiau mankštą, nes yra labai daug įrašų ir tiesiog panas daro ir iš įrašo. Ir čia mane dabar mergaitės išsiuntė priverstinių atostogų, sako, pailsėk, jau tavo akyse matosi, kad jau su mumis bendrauja, nebe su mumis, su ufonautais. Ir aš savaitę laiko buvau faktiškai be telefono, nieko nedariau. Ir ką jūs galvojat, kiek kartų aš pasidariau veido savimasažą ir mankštą? Lygiai 1 per savaitę. Ir kiek aš kartų pasidariau kūno mankštą, lygiai 1, nes aš buvau viena ir aš nebuvau atsakinga, nes mes turime ką daryti. Mes turime arba prisimti už kažką atsakomybę, ne, jeigu draugiai pažadė, kad su ją bėgsi ryte, tai tu bėgsi. Nes jeigu draugiai tu nepažadėjai, kad bėgsi ryte, tai išpyga tau kotą, tu kažkur bėgsi, prigalvosi savo milijoną tų atmaskių, kad galiausiai nebėg. Čia oras blogas, čia rytoj, čia aš pavargau, reikia save patausoti ir panašiai. Tai va, tai mums reikalinga bendruomenė, mums reikalinga faktas, kad būtų kažkas su mumis, ne, ir kad būtų skirtingų sistemų, elementai. Nes vienas elementas sinergizuoja, jis pastiprina kito elemento veikimą. Kai jūs dirbate su pėdomis, jums daug lengviau kvepuojasi. Kai jūs dirbate su pėdomis, normalizuojasi jūsų laikysena. Kai jūs dirbate su laikysena, žiūrėk, jau jūsų veidas atrodo visai kitaip. Ane, kai atvėrė krūtinę, pradeda eiti visai kitaip, pradeda visai kitaip vykti virškinimas, žiūrėk, jau ir oda visai kitokia. Ir vienas sistemos dalis sinergizuoja kitą, bet reikia žinoti, kaip ją suderinti. YouTube'as yra aišku gerai, bet prisiversti daryti iš jo yra beveik neįmanoma, ne? Arba galima net prisidirbti, jeigu nežinant, ką su kuo taikyti. Tai va, tai yra mano nuotraukos, jos yra jau standartinės, daug kas yra jas mačius, bet yra panų, kurios merginų, aš jau taip kaip gražaus gyvenimo akademijai, panų moterų, kodėl jūs taip šaukite, o kodėl jūs klausite manęs, išeikite, jeigu jums nepatinka. Aš bendrauju užsivedus, noriu ir šaukiu. Ne, panas, labai šaukiu. Tai va, tai yra mano nuotraukos senos, kurios tiesiog parodo, kokia situacija buvo, kai aš irgi stengiausi atitikti, kai aš stengiausi įtikti ir kai aš rūpinausi visais apart savimi. Kur aš esu su Salotinio hudžiu, tai yra pirma mano diena gražaus gyvenimo akademijoje, kai aš nusprendžiau, kad aš darysiu tai vardan moterų, tai va, aš atsibūsdavau visiškai išburkusi,
Tai būdavo baisu, jūs nematot, ne? Jūs nematote skaidrių, taip jums ir reikia. Aš, negerai atrodydavau, panos, tikrai negerai ir tai buvo prieš jau kiek 3,5 metų, tai yra nuotrauka, kur aš esu su hudžiu, o ta nuotrauka, nelabai matosi mano visos asimetrijos, čia nuotrauka yra jau 5, man taip atrodo, taip, problema, pratimo pėdas. Tai jeigu ką turite galvoje, taip grįšiu. Ten yra 5 metai, ten visiškai mano yra raktikauliai ne vietoje ir iš šoninių nuotraukų nėra įdėta, buvo ir skoliozė, ir kifozė, žodžiu, pas mane buvo apraiškų va tiek. Ne? Visko ir visa tai yra sutvarkoma, kai dirbama sistemingai, ne? Ir šiai dienai visai kitaip aš jaučiuosi, visai kitaip ir atrodau. Aš negalėdavau, aš nuolat gyvendavau su nugaros skausmais, aš negalėdavau nei indų išplauti, aš negalėdavau daryti nieko, man reikėjo masažuoti, aš masažuodavau, aš priminu jums, po 15 valandų per dieną. Faktas, kad aš dirbdavau kaip kosmetologija, ne vien tik su masažas, aš darydavau ir depiliacijas, viską aš ten darydavau, bet esmė tame, kad man taip skaudėdavau, kad aš gerdavau irgi nuskausminamuosius vaistus. Todėl dabar šiai dieną, kai aš girdžiu iš merginų Gražaus gyvenimo akademijoje, kad joms nebeskauda, man visada tai yra susijęs su ašaromis, nes aš puikiai prisimenu, ką reiškia gyventi nuolatinėme skausme. Petys, rankos ir aš negalėdavau rasti savo pečiui padėties ir tai būdavo nuolatinė kančia. Apie kokią gražų veidą mes galime kalbėti, kai mums skauda. Kaip atrodo veidas, kai tau skauda? Kaip atrodo tavo akis, kai tau skauda? Argi gali injekcija, bet kuri ar procedūra, ar kremas, ar aparatas, ar kažkas sutvarkyti tavo odą ir tavo veido išraišką, kai tau skauda? Tai yra neįmanoma. Neįmanoma. Taip, kas ta moteris nuotraukos kairėje? Čia aš jaunesnė, prieš, sakau, 6 metai skiria dabar mane, matai, atrodo, tai prieš 6 metus. Užkrytę vokai, kadangi labai prasta laikysena, visiškai užkrytę vokai. Aš sakau, aš iki šiol tvarkau laikyseną ir aš niekada negalėsiu pasakyti, kad aš jau ją sutvarkiau, nes ji buvo per stipriai sugadinta. Aš turiu daryti tai nuolat. Ir dėja, panos, dauguma iš jūsų turite dirbti su laikysena nuolat, laipsniškai. Todėl mes dirbame maratonų pavydalu tam, kad sustiprinti visą šį poveikį. Taip, tai yra mano kelias, kurį aš praėjau ir vardan ko aš įkūriau Gražaus gyvenimo akademiją, kadangi aš neradau tokios erdvės Lietuvoje, kur būtų daroma viskas taip sistemingai, todėl nusprendžiau, kad aš pati ją sukursiu. Mokiausi, galiausiai dasimokinau ir įkūriau savo erdvę. Tai va, tam, kad įvyktų tikrieji pokyčiai mūsų, reikia dirbti 3 kryptimis. Jeigu ir dirbsite pačios, būtinai dirbkite su kūnu, ne tik su veidu, nemaigykite jūs to veido, kol jūs neištampėte, kol jūs neišdirbote kaip minimum aponeurosis, kol jūs nepadirbėjote su kaklu, neišdirbote su galvos sukamaisiais raumenimis, su dekolte. Aš norėčiau užblokuoti tą žmogų. Galime mes kažkaip užblokuoti? Amžini pamokslai. Kam reikia, ne žmogų? Ištisi pamokslai, atrodo, tos moteris nieko nemoka ir nesupranta. Kam reikia žmogų gadinti nuotaiką, ne? Tai klausysi, ką nors kitą. Okay. Taip, tai va, dirbkite su kūnu, dirbkite su pėdomis, būtinai pramasažuokite savo pėdas, dirbkite su kvėpavimu, tempkite fascijas, dirbkite su dubens dugnu, su klubais. Visa tai padės jums normalizuoti jūsų veido būklę. Nes vien tik dirbat ir su kūnu, ir su veidu, tai nereiškia, kad nereikia dirbti su veidu, bet vien tik maigyti veidą dieną iš dienos yra netikslinga. Mes Gražaus gyvenimo akademijoje su veidu konkrečiai dirbame 2-3 dienas per savaitę. 2-3 dienas. Panos, kas esate iš Gražaus gyvenimo akademijos? Ar jums to pakanka? Ar jūs matote pokyčius, nepaisant to, kad mes turime 2-3 dienas? Mes galime padirbėti ir daugiau, tam yra sukurtos papildomos programos, tam, kad reikia daugiau, tam, kad užsibūstyti. Bet normaliai po truputėlį laipsniškai keičiant savo būseną, laipsniškai keičiant savo išvaizdą, to pakanka. Mums nereikia visą dieną sėdėti ir vien tik tai sportuoti, daryti tą, tiesiog reikia taisyklingai sudėlioti visą sistemą. Tai va, labai matosi su Herman. Taip, matosi. Nereikia, nes visiems atrodo, o Jėzau, čia pradėti su tais savimasažais, čia reikės visą čiutnę dieną tai tam skirti, aš neturiu tam laiko, čia dažniausiai atmatinka. Pakanka ir matosi, super.
Ačiū, Virginija. Ir kad dažniausiai moteris sako, kad aš neturiu tam laiko. Mes Gražaus gyvenimo akademijoje skiriame tam pusvalandį per dieną. Pusvalandis per dieną yra minimumas, kurį jūs turite skirti savo, vien tik ne tam, kad pajausti tą ryšį su savimi. Jeigu jūs skiriate čia daugiau, iki valandos, tai yra juo labas puiku. Matosi ir po pirmo karto. Tai užtenka, o dar vakare kažką lengvo pasidarai. Tai be abejo, kai jūs jau žinote, jūs jau mokate naudoti savo rankas, kai mes tepame kremą, net ten serumus, kremus ar ten prausimės, visada mes pasidarome papildomai savimasažą. Bet tai nėra tikslingas darbas, kurį mes dirbame tikslingai su raumenimis. Tai būtina yra dirbti ir su kūnu, būtina dirbti ir su veidu. Būtina dirbti su sąmonė, per pasąmonę, nes mes turime įsitikinimus, kurie apriboja mūsų nuo pokyčių įgyvendinimo. Mums sunku, nes mums atrodo, kad tu privalai, reikia pirmą gerai išmokti savimasažą, tada ir greičiau galima pasidaryti. Greičiau už greitai nepasidarysite, ne? Yra tam tikri greičiai, vieną masažą galima ir reikia atlikti, pavyzdžiui, tonizuojantį greičiau, tokį kaip osteopatinis, jis daromas lėčiau, ne? Kai mes dirbame intraoraliai, bukalinį masažą, tai jis atliekamas dar vienaip, kai mes dirbame su guaša, mes dirbame vienu ritmu, ten su šaukštais, žodžiu, masažas nelygų, faktas, kad yra lengviau, bet išmokti reikia, tam reikia skirti dėmesį. Tai va. Įsitikinimai, kurie riboja, kad tu negali skirti savo dėmesį, iš pradžių reikia vaikams, iš pradžių reikia vyrui, o jeigu tu skirsi savo per daug dėmesio, tai vyras bus nepatenkintas ir taip panaip, ir žodžiu, darbui tau neužteks laiko ir viso kito, mūsų galva yra prikimšta tiesiog skirtingų įsitikinimų, kurie stabdo mus nuo to, kad skirti laiko savo, ne? Ir mums yra gėda, ne? Planuoti laiką savo. Mes jaučiame kaltę. Jeigu aš kažką darau, aš jau sėdžiu ir man atrodo, kad aš nedagaminau valgyti, arba galbūt neišsiurbliau grindys, o kaip aš čia galiu paskaityti knygą arba daryti kažką dėl savęs. Tai reiškia, aš būsiu bloga, jeigu aš darysiu tai dėl savęs. Aš esu egoistė, jeigu aš darau kažką dėl savęs. Ne? Visiškai ne. Tai tam, kad pakeisti, kai mes keičiame savo sąmonę, kai mes suprantame, kad viskas prasideda nuo manęs ir jeigu aš būsiu laiminga, jeigu aš tiesiog triškėsiu energiją ir man sakys, kad aš šaukiu, aš džiaugiuosi taip stipriai, tai aplink mane bursis laimingi žmonės, aplink mane keisis viskas ir mano vaikai, matydami mane, supras, kaip galima gyventi, kad džiaugtis ir būti laiminga. Suprantat? Viskas, ką aš galiu duoti per save, o kaip aš duosiu, jeigu aš esu tuščia? Kuo aš pripildysiu kitus, kuo aš pripildysiu pasaulį, jeigu aš iš pradžių nepripildau savęs. Jei esi tuščias, Indas, kaip gali dar kažką darinti, Virginija, mūsų mintis sutapo. Pirma aš, paskui visi kiti, lėktuvė mokina mus, iš pradžių savo kaukę uždedi, paskui uždedi vaikui, kaip stipriai tu jį bemylėtų. Nes jeigu tu uždusi, tu savo vaikui niekada nebepadėsi. Tu esi reikalinga pati savo. Pavalgyti galima ir išeiti į kirpyklą pavalgyti, į restoraną. Niekas dar nenumerė, nepavalgys. Dar laimingesniai, dar daugiau energijos pa žmonių būna. Reikia labai dirbti su savo savimone, su tuo, kaip mes matome save. Su tuo, kaip aš jaučiuosi, kad jeigu aš jaučiuosi gražiai, jeigu mano standartas yra aš esu graži moteris, tai aš viską darysiu tam, kad tokia ir būčiau. Jeigu mano standartas vidinis yra besirūpinanti savimi moteris, laiminga moteris, tai aš apsuksiu visą gyvenimą taip, kad jie viskas palaikytų tą mano standartą iš džiaugsmo, iš meilės savo. Ne dėl to, kad aš turiu išlikti jauna, turiu išlikti be raukšlių, ne, bet kaip aš jaučiuosi šiame pasaulyje, kokia yra mano vieta šiame pasaulyje, ką aš noriu gauti iš šio pasaulio ir ką aš noriu jam duoti. Ir kai aš tiksliai tai sustiguoju savo galvoje, gyvenimas stebuklingai pasikeičia. Oi, ir aš šaukiu, kai įsijaudrinu. Taip, labai gerai. Taigi, bendruomenė. Mums yra labai reikalinga bendruomenė. Susiraskite bendraminčių. Kodėl sporto klubai, ten reikas, visi turi didesnį pasisekimą, nes tu jau ateini ir kai jau matai, kad žmonės aplink sportuoja, tu irgi pradedi sportuoti.
Kodėl yra nuostabi bendruomenė Gražaus gyvenimo akademijoje ir tai yra net nuostabiau negu klube, nes jeigu tu neišėjai iš namų ir neatėjai į klubą, tu net gali savo apgauti, kad jie ten galbūt irgi niekas neatėjo, tu ne viena ten neatėjai. Bet kai tai vyksta telegrame, tavo telefonė ir tu girdi, aš šiandien galbūt nedarysiu. Ir prasideda tin. Ir tu matai, kad, aha, jos pasidarė, jos tokios gražios, jos taip džiaugiasi, aha, čia pykčio raukšlė išlygėjo, jo, oi, kokia įkrova dienos, ir jauti, kad visom yra gerai, o visos savim pasirūpino, o tu savimi nepasirūpinai. Ir pradeda po truputėlį kirbėti, kol tu eini ir irgi pasidarai. Nes, kaip čia, visos bus laimingos, gražios ir jaunos, o aš ne, kaip aš galiu save mylėti mažiau. Ir tai yra tikrai, sakau, ir šarvai, kodėl aš parašiau, nes tai yra nuostabiausia bendruomenė, palaikanti, šiandien man labai patiko. Kas rašė, neprisimenu. Ne Sandra. Kad 2 savaitės yra Gražaus gyvenimo akademijoje ir aš jau pajaučiau savo, kokia čia yra palaikanti bendruomenė. Tai yra šarvai. Ir jeigu viena čiučiut nuslysta, vakar mes nagrinėjome merginos, mes turime vieną iš blokų, tokių, seriją paskaitų, ne paskaitų, tai yra terapija, sakykime, ne, jis skiriasi su vyru, galbūt skirsimės, dabar dar aiškinsimės, ir jį įkrito į psichologinę duobę, nežino, ką daryti, ir visos būrėsi, ir vyksta visuotinis toks aptarimas su tiek palaikymo, tiek šiltų emocinių apkabinimų. Ne visada yra reikalingi fiziniai apkabinimai, kartais reikalingi tiesiog emociniai. Ne, turėjo terapiją su manimi tiesiogiai, mes vykdome vieną kartą per savaitę, kartais per 2 savaitės aš vykdau tiesioginės terapinės sesijas, ir tai vyksta, aišku, viešai, bet mes nagrinėjame giliai, mes einame į pasąmonę ir atkabiname po truputėlį blokus, kurie trukdo judėti į priekį. Kaip jūs pastringate, yra galimybė, ne, pasakyti, kad man reikia prasiterapinti ir mes darome tai viešai, bet kas lieka ten, kas vyksta ten, visada lieka ten. Tai nėra niekada išnešama už mūsų ribų. Ir tie šarvai, tas palaikymas, kuris gyvena ten, tos draugystės, vakar mačiau Agnės gimtadienis ir ten buvo ir kitos narės, ir Sandra, ir Gita, ir tas draugystės, kuris užsimesgė ten, aš kiekvieną kartą žiūriu ir man širdis tiesiog dainuoja. Todėl tikrai tai yra viešai, tai akademijoje. Taip. Gražaus gyvenimo akademijoje, tik tai viduje, tiesiai 10. Kas vyksta ten, tai yra tikrieji namai ir tikrieji šarvai. Ne? Ir tikri sparnai, kadangi pasižiūrint, viena mergina traukia kitą ir jos auga ir rezultatai tampa vis geresni ir geresni. Taigi, ką jūs rasite Gražaus gyvenimo akademijos rėmuose? Ne? Mes dirbame su laikysena, mes dirbame su fascijomis, mes dirbame su kvėpavimu, pas mus yra joga šiai dienai, kundalini joga, mes grąžinsime neužilgo jogą, aš papasakosiu, kodėl mes dabar netekome jogos mokytojos ir tai yra nuostabu, kad mes jos netekom, bet nuostabu, kad tai yra jos augimas. Mes dirbame su kineziterapeute, mes dirbame su trigeriniais taškais, su atskirais su pėdomis, su dubens dugnu, su klubo mobilumo, mes dirbame ir su kaklu, nes tai yra esminis momentas ir jūsų visi akių paburkimai ir bendras kaklo paburkimas, žodžio, ir galvos skausmai, ir dūmų drūkas galvoje, visa kita, ir nuovargio nuolatinio sindromo gyvena jūsų kakle, todėl dirbti su kaklu reikia atskirai ir būtinai. Mes dirbame su dekolte, nes mes norime turėti gražų dekolte be jokių raukšlių. Mes nuolat darome savimasažus. Mes turime atskirai šokių pamokas, aš asmeniškai dėstau kosmetologijos pamokas, tai yra paskaitos apie tai, kaip išsirinkti savo kosmetiką, kaip suprasti, koks yra tavo odos tipas, kaip atpažinti tam tikras problemas ar tam tikras būklės, su kuriomis reikia tvarkytis, kaip teisingai pasirinkti kosmetiką pagal net veikliasias medžiagas savo, kaip perskaityti etiketę ir suprasti, ko reikia ieškoti būtent mano odos tipui arba pagal mano tam tikrą problemą. Tam, kad atėjus į parduotuvę, merginos būtų užtikrintos tame, ką jie perka. Mes dirbame ir psichologinės, mes turime paskaitas su skirtingais aspektais, ir aš darau, ir daro kitos ekspertės. Yra savivertės kursas, jis kartojas, dabar aš darysiu naują savivertės kursą ir jis irgi bus Gražaus gyvenimo akademijos rėmuose. Kursas praeina, bet kursas lieka. Jį galima paskui pasižiūrėti bet kuriuo metu ir netgi naujos narės, kurios įeina, yra biblioteka, kur jūs galite nueiti ir išsirinkti jums reikalingą kursą. Nes ten laiko planavimas, dabar vėl bus naujas laiko planavimo kursas, tai yra Tony Robbinso programa RPM, Rapid Planning Method.
Tai yra jo sukurta sistema, kaip taisyklingai planuoti, kaip taisyklingai prioritizuoti, kaip padaryti taip, kad iš tikrųjų viskam užtektų laiko, o svarbiausia užtektų laiko gyvenimui. Nes mano asmeninėme gyvenime aš vis dar kartais prakrentu, bet jau dabar faktas, aš tiesiog valdau didelius labai srautus veiklų ir man padeda jausti, kad aš gyvenu būtent šis metodas, ne? Kadangi jau aš jį įvaldžiau, jau įvaldžiau, tai ir gavau teisę dalintis juo toliau, kadangi aš mokinuosi, tai jau dabar nuo gegužės mėnesio aš mokinsiu merginas irgi planuoti taip, kad joms užtektų gyvenime sulčio, ne, kad mes darytume būtent tai, kas teikia mūsų gyvenimui tą gyvenimo pojūtį, ne, tas gyvenimo tikrasias sultis. Tai va, mes turime paskaitas apie stilių, kaip pasirinkti stilių pagal savo archetipą, pagal jūsų, ne, būtent archetipą ir gimimo archetipą, ir šiaip išvaizdos ir visą kitą. Taigi mes turime astrologijos ten paskaitas ir pavyzdžiui, kaip astrologiškai ten ir apie eterinius aliejus, mes kalbame apie perdegimo prevenciją, Indrė veda, Spiridon paskaitas apie perdegimo prevenciją, nes labai daug merginų ir moterų, pamiršau, kad su jumis irgi kalbu, jau beveik nesimatė manęs, gyvena ant perdegimo ribos arba jau perdegime ir nesupranta, ne? Nes darbų daug, visos tengiasi būti labai geros darbe, bet daveda save iki tokių būklių, kad paskui reikia terapintis, reikia gydytis. Tai va, tam, kad taip nebūtų, mes darome visas paskaitos yra daromos tam, kad moteris jaustųsi tvirta gyvenime, kad ji jaustų gyvenimo džiaugsmą, ne? Kad ji diena iš dienos rinktųsi save ir jau po savęs rinktųsi visą kitą pasaulį. Mes turime paskaitas apie veidoskaitą, kaip suprasti save, kaip suprasti kitus žmonės, kaip teisingai su jais normalizuoti komunikaciją, išžvelgiant į tai, ką aš matau pas tave ilgą nosis, arba netrumpą, didelę burną, tu esi estetas, tau reikia netgi jūsų veikloje, kai jūs žinote, kad žmogus yra estetas, ne, kad jam reikia papasakoti, bet kaip estetiškai. Jeigu jis yra jausminis, jam reikia pasakoti per jausmus. Ir netgi parduodant savo paslaugas ar aiškinant apie savo paslaugas, kitam žmogui yra labai svarbu žinoti mokėti veidoskaitą. Ar yra? To aš pasakysiu. Savi-coachingas, ne, kaip reikia save coachinti, kaip reikia išeiti iš vienų iš kitų situacijų, kaip jau reikia jaustis tvirtai, apie visą tai mes kalbame. Karmologinės paskaitas vedu aš, apie tai kalba irgi ir Jūra Sai, mūsų nuostabioji dėstytoja. Taip, Olgai stringa labai, kaip kitoms? Praneškit man, ar kitoms stringa irgi, ar ne? O jums? Oksana, ar stringa? Viskas gerai, ok, tai reiškia Olgai tiesiog stringa. Taip, ir šiai dienai prasidėjo pas mus naujas paskaitų ciklas apie finansinį raštingumą ir investavimą, nes šiai dienai moteris irgi turi būti finansiškai raštingos. Mums svarbu yra išmokti investuoti, kažkam tai bus naudinga, kažkam tai galbūt bus nereikalinga, nebūtina dalyvauti visose paskaitose Gražaus gyvenimo akademijoje, bet yra šiai dienai tikrai daug moterų ir tai yra svarbu būti finansiškai raštingai. Kaip tiesiog raštingai, taip ir finansiškai, kaip pasiskaičiuoti, kad ir namų savo biudžetą padaryti taip, kad visko užtektų visai šeimai ir dar liktų atostogoms. Tas irgi yra labai svarbu ir to irgi mokina finansinis raštingumas. Tai va, tai mes turime nuostabų dėstytoją, tai yra pirmas vyras dėstytojas mūsų klube, mūsų akademijoje ir labai juo džiaugiasi merginos, džiaugiuosi labai ir aš. Pasąmonės perprogramų programos, tai yra terapinės tos programos, apie kurias aš kalbėjau, ir tikslų nustatymas ir siekimas, tai irgi buvo kursas, aš manau, mes jį kartuosime kitų formatų, dabar aišku yra norų maratonas, tai yra apie tai, bet mes turime įrašytą kursą, kurį bet kuriuo metu galima pasižiūrėti. Dabar buvo užklausa irgi, kadangi viena mergina planuoja skirtis, tai aš ieškau dabar juristės, ne vien tik tai tam, kad papasakotų apie skyrybas, bet ir šiaip, kaip moteriai būnant šeimoje ir dirbant ar nedirbant, apsaugoti save, nenurengti vyrą ten ar ne padaryti viską ten su jo. Bet užtikrinti, kad tu esi apsaugota teisiškai, ne, kad jeigu įvyktų skyrybos ar nedaug dievė ten netektis ar dar kažkas, kad moteris tiksliai žinotų, kaip jai elgtis vienu ar kitu atveju. Tai va, tai aš noriu, kad jūs suprastume, kad visos paskaitos yra skirtos tam, kad moteris pasijaustų tvirta, kad ji pasijaustų graži, kad ji pasijaustų užtikrinta, ne, pasitikinti savimi, kad ji tikėtų tuo, kad ji gali labai daug šiame pasaulyje, kad ji atrastų savo tikruosius norus. Nuoširdžiai rekomenduoju GG, pati jau 2 metai su šiuo klubu. Labai gerai, ačiū, labai rytą.
Ir kad jis suprastų, ką ji nori gyvenime šiame veikti. Galbūt ji nori auginti vaikus ir būti namuose, ir tai irgi yra nuostabu. Galbūt ji nori eiti į profesiją, ir tai irgi yra nuostabu. Ir va tas suvokimas, tas gražinimas ryšį savo pačiai yra esminis Gražaus gyvenimo akademijos tikslas, ne, tai yra mūsų misija. Ir be abejo, normalizuoti šį procesą, ne, padaryti pagrindą. Ir padaryti taip, kad moteris fiziologiškai jaustųsi sveika, kad ji būtų lanksti, kad būtų grakšti, kad ji būtų liekna, pakankamai sveika, sveikai liekna, ne, nes kiekvieną mes turime savo konstituciją, bet be antsvorio, kuris gadina širdies darbą, ne, sunkina širdies darbą, kad ji turėtų gerą virškinimo sistemą, žodžiu, kad visapusiškai, kad būtų moteriška sveikata, sveika, ne, kad mūsų libido išsilaikytų, kad mes galėtume kuo ilgiau mėgautis seksu, nes tai yra mūsų tiesiog energetinis potencialas. Kad mums būtų lengva eiti, kad mums būtų lengva bėgti, kad mes net ir turėtume anūkų ir proanūkų, galėtume žaisti su jais ilgai. Tai va, tai ir Gražaus gyvenimo akademija tai nėra sprintas, ne, tai nėra krosas, tai yra maratonas, tai yra bėgimas ilgąją. Tai yra vieta, kur diena iš dienos. Ne, tu ne tiesiog ateini kažkokį kurselį raukšlių išlyginimo. Raukšlių išlyginimas yra bonusas. Bet tai yra tiesiog gyvenimo būdas. Ne? Tuo sekundę. Tai yra vieta, kur tu susipažįsti su savimi iš naujo ir formuoji naują save tiesiog, ne, kur tu keiti pasaulėžiūrą, kai tu keiti požiūrį į pačią save ir aplink tai formuojasi visą kitą. Mes įkėlėme narių atsiliepimą, aš nežinau, ar čia matysis, ne, Oksana šiandien rašė atsiliepimą, kad jį įstojo į Gražaus gyvenimo akademiją dėl nesąmoningų nugaros skausmų, ne, praeitų metų rugpjūčio gale, ir iki to gėrė nuskausminamuosius. Nuo 2008 metų jį gyveno ant nuskausminamųjų. Oksana tikrai yra čia ir galės paantrinti man. Ne? Kasdien po keletą kartų ir suprato, kad vaistai prie gero manęs neprives, ir tai jau pradėjau jausti. Nepadėjo jokie fizioterapeutai ir jokie sporto klubai ar baseinai. Pradėjau draugauti su GGA, aš jau pusę metų nebegerų vaistų išvis, rašo Oksana. Tai dar nesuvokiu pati ir mano aplinkiniai, kaip tai gali būti. Mano gydytoja pasakė, nežinau, ką darai, bet daryk toliau. Esu be galo dėkinga GGA už mano gyvybės išgelbėjimą. Taip, ir tikra tiesa, Oksana rašo. Taip, ir va, tos istorijos, kai skauda, nebeskauda, man asmeniškai yra daug vertingesnės. Aš labai džiaugiuosi, kai mes neturime raukšlių, bet dažnai raukšlė pranyksta, kai tau nebeskauda, ne? Kai tu šypsaisi, kai tavo atmertus akis, kai tu šypsaisi pasaulį ir galbūt pas tave atsiras tam tikros raukšlės, bet tai bus toks menkniekis palyginus su tuo, kiek energijos tu jauti ir iš bendrystės, nes kai tau skauda, tu turi tik vieną problemą, ne, ir tu nori užsidaryti savyje ir tu nenori to atsiriboji nuo pasaulio. Todėl man, aišku, tokie rezultatai, kai jums skauda ir nebeskauda, tai man yra iš vis topas. Nebūtinai, arba ten aš jaučiu, kas rašė, aš pasiekiau grindis jau ten pirštais ar pilnai rankomis ir va toj aš jau atsigursiu ant grindų, ta prasme, susiplosiu kaip knygelė, ne kaip knyga. Ir tai yra labai gerai, nes kuo didesnė mūsų amplitudė, dabar be GGA neįsivaizduoju nei dienos. Aš irgi iš tikrųjų, panas išsipirkusius abonementus iki 28 metų, tai aš turėsiu gyvuoti ir daryti visą tai. Neturiu teisės. Kokia nuostabi energija. Lektorės tokia pati ir asmeninėme gyvenime, apie ką ir girdisi paskaita. Ačiū už gerą motivaciją. Ačiū labai, Rita. Taip, šiame klube randi daugelį atsakymų iš užkulisiuose klausimuose. Tikrai gera čia būti. Man yra nuostabu, kad jums gera būti su manimi, o man gera būti su jumis. Taip, tai yra mūsų irgi dar viena dalyvė. Tai yra jos pirminės nuotraukos kažkada, dabar jie atrodo dar daug šviežesnė. Aš nežinau, mes neturim nuotraukų Marisa, ne? Bet tai jau buvo pirminis jos pokytis. Faktas, kad mes nedarome tų nuotraukų tokių kažkokių profesionalių, ne? Tai yra merginos fotkinasi dėl savęs ir kai pamatai rezultatą, ištinka nuostaba. Ne? Taip, irgi rašo, GGA padėkau po harmonijos, mano savivertė pakilo visai kitą lygį. Ne? Labai ryškų pokytį matau, gal ne tiek veiklose, kiek emocinė būsena, atsivėjau gyvendama nuolatinėme nerime, Marinos ir visų kitų psichologinių eterių dėka pabundu ir užmiegu be akmenų kalno ant krūtinės. Atsirado pasitikėjimas savimi ir už tai esu dėkinga GGA. Tai aš labai noriu, kad jūs išgirstumėte tą žinutę, kad mes esame apie jūsų vidinę būseną. Mūsų pagrindinis tikslas yra tai, kaip jūs jaučiate šiame gyvenime, ne tai, kaip jūs atrodote nuotraukose.
nes tai yra vėlgi pasiekmė to, kaip iš tikrųjų jūs jaučiatės. Ne? Man labai svarbu atidaryti kiekvienas jūsų potencialą, tam, kad jūs galėtumėte šokti, tam, kad palietumė, tam, kad jūs galėtumėte, nežinau, bėgti tulpių ten ar ramunėlių laukų, tam, kad jūs galėtumėte juoktis ir bėgti plevėsuodama vėją, nes tai ir yra tikrasis mūsų gyvenimas. Ne tai, kiek mes ten darome viską, net ir ne tiek, kiek jūs ten uždirbate ar panašiai, net tai, kaip jūs jaučiatės. Iš to, kaip jūs jaučiatės, rituliuojasi visas jūsų gyvenimas. Čia viskas vienoje vietoje ir nereikia niekur blaškytis. Tai tikriausiai yra tai yra didžiausias privalumas, kad mes turime viską vienoje vietoje. Jūs galite ateiti ir išsirinkti būtent tas praktikas, kurios jums yra reikalingas. Kažkam reikia daugiau padirbėti su kineziterapeute, visi tie įrašai yra, jūs galite paimti ir sudėlioti, galite paprašyti pagalbos, pažyminti lektorę ir jį padės jums sustruktūruoti, tarsi pasakyti, daryk šitą mankštą vieną po kitos, ne, jeigu reikia sutvarkyti tam tikrą problemą. Bet šiaip visos mankštos Gražaus gyvenimo akademijos sudėliotas taip, kad mes išsukam kiekvieną struktūrą nuo pėdos iki viršaus, nuo pėdos iki viršaus ir po truputėlį, kai mes normalizuojame įtempimus, kūne dingsta ir skausmai, nes kas yra skausmas, kai iš vienos pusės tempa per daug, čia per daug atsipalaiduoja, kažkur užspaudžia ir prasideda skausmas. Ir kai mes atleidžiame įtampą po čiučiu, ten visas grįžta, gal nėra kam skaudėti. Kam skaudės, jeigu nėra kam, ne? Tai va, nežinau, ar jūs spėjate pasižiūrėti. IGG patiko per pirmą harmoniją projektą ir tai buvo kažkoks kosmosas, galvojau, kad sapnuoju. Bet ar įmanoma toks variantas, kur yra viskas viename, o ir taip gavau būtent čia. Man leido tai į save paapžvelgti plačiau, giliau, išmokau palaikyti save ir priimti. O ką jau kalbėti apie kūno lankstumą ir minkštumą. Besąlygiškai dėkoju. Tai va, tai aš labai esu dėkinga visoms už pasidalinimus. Pasikeitė per tą laiko gyvenimas. Aš pati, neužtektų pusdienio rašyti, tad trumpai žodžiais. Jausmas, pasitikėjimas, mąstymas. Labai daug dingo piktų minkščių, jog tapo pozityvios. Santykiai su vaikais, laikas savo, eisena, šypsena. Apsivertė visas aukštinkojom. Aš jaučiuosi 100 000 kartų laimingesnė. Užsiregistravau IGG, norėdama panaikinti pykčio raukšlę. Faktas, kad pradžioje, man būtų lengviausia pardavinėti, turbūt ateikite, mes sutvarkysime jums raukšlės, ne? Vėlgi panerti į tą patį eskalavimą jūsų senėjimo baimės ir pasakyti, kad aš toj sutvarkysiu jūsų senatvę, primėtyti jums nuotraukų, tai nėra sunku, bet tai nėra man. Aš renkuosi visai kitą kelią. Ne? Aš dabar struktūruoju, kas žiūrite mano profilį, po biškį matote, kad keičiasi daug dalykų ir man norisi daryti tai sąžiningai, ne? Leisti jums iš tikrųjų pamatyti save, iš tikrųjų pažinti save, patirti save ir patirti tą gyvenimo kaifą. Nes GG yra ne kiekvienai. Aš nesiekiu, kad kuo daugiau ateitų žmonių. Ne? Aš noriu, kad ateitų kokybiški žmonės. Ir tai galima pasakyti. Nes ten nėra nei vienos. Dėkoju jums, esu Kristinos mama, kuri dalyvauja pas jūs. Ji labai pasitikė. Dėkoju jums, o Dieve, Rita, kaip miela. Kaip miela, ačiū labai. Pasirašau po kiekvienu žodžiu. Aš kaupiu eurus ir tada pirksiu, noriu būti jūsų kompanijoje. Mes turime ir dalinių mokėjimų galimybę, organizuoja ir step leasingą, galima leasinguoti. Jeigu jums nesuteikėme, mes suteikėme jums vidinį kreditavimą, mes suteikėme maksimaliai galimybės jums dalyvauti. Ne? Tai va, tai aš labai džiaugiuosi, aš labai noriu parodyti jums kai ką. Atsiliepimų mes turime aibę, ne? Tikrai aibę. Pasižiūrėkite, kaip keičiasi veidas, kai normalizuojasi laikysena. Laikysena yra esminis momentas, merginos. Esminis. Ir dėkuoju, esu dėkinga Marina, atradau tiek daug moterų su tais pačiais interesais tame pačiame vaibe. Taip, vaibas yra max svarbu, ne? Sutikite, kad vaibas yra vienas svarbiausių dalykų. Ir kodėl aš sakau, kad Gražaus gyvenimo akademija yra ne visoms, nes aš labai atrinkinėjau. Ne tik, kad reikia, čia savaime vyksta atranka, nėra tik, kad aš labai atrinkinėjau, bet pas mus visai nėra konfliktų. Aš nesu niekur mačiusi tokios bendruomenės, kur būtų tiek daug moterų, nes jų pradžioje, kai tai buvo, pačiai buvo pigų, kiek kainavo, 12 eurų mėnesį, man atrodo, ar 9 net kainavo. Tai, kad va tiek daug žmonių būtų moterų ir nebūtų jokio pykčio. Vapšė, man iš vis nėra jokių kabinimuose, ten ar tu tokia, ar ta taip, nei vieno. Ir tai yra nuostabu, tai yra neįtikėtina. Ir aš labai tai vertinu. Ir aš labai noriu, kad ateitų būtent tos moteris, kurios galbūt šiai dienai dar negali pasitikėti savimi, bet žino, kad nori. Jos žino, kad jos nori išjudėti iš to
gauti atspirties tašką ir nori šauti. Aš noriu, kad ateitų moteris, kurios jaučia, kad jų viduje konkuliuoja energija ir tiesiog neranda išeigą, kaip išeiti. Aš noriu, kad ateitų tos moteris, kurios jaučiasi pasimetusios, bet žino, kad išeitis tikrai yra ir ji yra pasiruošusi jos ieškoti, o ne tiesiog sumokėti pinigus ir sakyti, jūs dabar už mane viską padarykite. Ne, taip nebus pas mus. Mes turime įsijungti, mes turime gyventi visos kartu. Aš net savo 13 metų įtraukiau į maštas, nuostabu, super, sėkmės, ačiū labai. Važiuoju į svarbų susitikimą, turiu atsijungti, palinkėkite sėkmės, Sandra, didžiausias sėkmės. Tai va, tai aš norėjau, kad čia būtų ne GG narių atsiliepimai, o GG narių sėkmės istorijos. Kai kurios merginos atėjusios į Gražaus gyvenimo akademiją rado save ir rado savo veiklas. Šiai dienai mūsų Agnė, kodėl aš sakiau, kad mes nebeturime jogos mokytojos, ne? Jie atėjo į GG, tada tai buvo dar klubas ir mes su ją bendravome ir jį, man taip atrodo, Norma Ratonas buvo, kažkas parašė, kad jį norėtų tapti mokytojo jogos. Ir aš sakau, davai, veik mokinkis, daryk ir ateik pas mus dėstyti. Ir va, jie atėjo pas mus į dėstymo į kolektyvą, jį pradėjo dėstyti, aš simėjus pirmą paskaitą, kaip buvo jai nejaukų, ir jį užaugo iki tiek, kad šiai dienai jį turi klubą panašų į mano. Manęs klausė, ar tau, ta prasme, ar tu nepyksti, kad yra taip. Ir aš labai džiaugiuosi. Sekantį merginą, pavyzdžiui, Ernestą, jį dirba dabar su laikysena, yra trenerė laikysenos. Ir jie irgi pradėjo dirbti su Egoskiu, su tuo pačiu kaip ir aš. Ir aš skatinu tai daryti. Nes man savo, ta prasme, ar tu nenori pasirašyti sutarčių, kad jos negali, ir aš noriu, jūs visus gali daryti tą patį. Nes tikslas, taigi padaryti kuo daugiau moterų laimingų, kuo daugiau moterų su vaikų. Ir jeigu jūs gebėsite tai perteikti ir jūs surasite savo auditoriją, aš visapusiškai tai skatinsiu. Žiūrėkit, aš mokinuosi pas Tony Robbins, aš darau tą patį, ar jis tampa mažiau svarbus, ar jis tampa mažiau vertingas, ar tai, ką jis daro, tampa mažiau vertinga, ne. Mano tikslas nėra jūs visus pritraukti ir išlaikyti, užkonservuoti klube, ne. Jeigu jūs ištrūksite iš akademijos ir darysite kažką savo, kursite savo visatą, kurie bus gerai moterims, o galbūt ne tik moterims, galbūt jūs dirbsite ir su vyrais, aš visapusiškai tai skatinsiu. Va, Ernesta irgi atėjo. Atradus Mariną ir GG, gyvenimas pasikeitė kardinaliai, pasikeitė požiūris į save, suvokimas, kas ta meilė savo. Rekomenduoju 150%. Ačiū labai, Monika. Monika irgi atėjo kaip narė, ji dalyvavo harmonijos programoje, šiai dienai Monika yra sėkminga, itin sėkminga masažuotoja Kaune. Ji dirba ir su veidu, ir su kūno, su abiem mano metodikom, tai va, o dirbo visiškai kitoj srityje. Tai Ernesta irgi, va, ji dirba išimtinai su laikysena ir ji daro nuostabius dalykus. Argi aš galiu pykti, aš taip džiaugiuosi, kai jums sekasi. Ir tai tikrai nėra vienintelis mūsų sėkmės istorijos, yra moteris, kurios jos keičia, išėjo iš vieno darbo. Jis dabar nusprendė dirbti kitą darbą, nes ji pajutė save, ji pajutė, kad taip gyventi ji daugiau nebenori. Ir tai yra nuostabu. Kamilė rašo, 2 metai GG, esu labai pasikeitusi ir tai žinau pati. Dabar, aišku, pasiekiau jau lygį, kai kiti pastebė, nes daug pasikeitimų. Išmokau, kad galima nusiraminti ir atsipalaiduoti be alkoholio, medituojant, dirbant su savimi, naudojant metodus, kuriuos išmokau iš GG. Tiesiog esu sakius, Marinai, tu mano mokytoja ir kitas mūsų nuostabios lektorės. Aš esu be galo dėkinga jums, merginos, kiekvienai, kurios einate su manimi tuo keliu. Žinokit, pirmą kartą gyvenime aš šiandien paskaičiavau, kiek iš tikrųjų kainuotų visus mūsų paskaitos, kurios vyksta klube. Jeigu mes, pardavinėtumėm jas kaip atskiras, treniruotės, ne? Pasižiūrėjau vidutinę rinkos kainą, nes viena treniruotė su mokytojomis aukšto rango kainuoja maždaug minimum 5 eurus per treniruotę. Tu susimoki 5 eurus ir gali dalyvauti treniruotę. Va, mes turime apie 260 treniruočių per metus. 260. Ne? Apie 230 skirtingų paskaitų, lektorių ir mano. Paskaita mano, tikrai aš parašiau 15 eurų, bet jį nekainuotų 15, ne, jį kainuotų daugiau. Ir kitų lektorių, kad ir finansų paskaita, truko 3 valandas, kiekviena paskaita trunka 2-3 valandas. Ne, jūros energetiniai seansai ir coachingas, žodžiu, bet mes paėmėm tokią vidutinę kainą apie 15 eurų. Tai metams, nekalbant apie tai, kad tai yra biblioteka, kur tu gali ateiti ir nuolat, kada be perstojo, žiūrėti kitus kursus, savivertę, ten, mes ir knygas ten nagrinėjom ir visi kursai yra biblioteka, jūs galite juos žiūrėti, nes kiekvieno kurso tam pratęsimas turėtų kainuoti pinigų. Tai kainuotų 4750 eurų per mėnesį. Įsivaizduok, 4 per mėnesį, per metus. 4750.
Gražaus gyvenimo akademija naujoms narėms įeinančioms kainuoja 450 eurų visiems metams. Vietoj 4700 jūs sumokat 450. Ir žinau, kad šis skaičius irgi gazdina, kad 450 eurų, kaip brangu. Išdėliojus, tai gaunasi 1 euras 23 centai. Aš kai gerdavau kavą, aš nežinau, kiek iš jūsų yra geriančių kavą, Statoilė, ne, Circle K. Ji kainuoja 2,90 € dabar jau, man taip atrodo, centų. Kad ir 2,09 €. 1 euras 30 centų, 23 centai savo apie pirmus metus. Nuo antrų metų jums jau tai kainuoja 350 eurų per metus. Mažiau negu 1 euras per dieną. Jūs gaunate ir treniruotės, jūs gaunate ir palaikymą, jūs gaunate ir konsultacijas asmeninės, jūs gaunate ir skirtingus eterius ir kiekvienai savo gyvenimo problemai ar kažkokiai atspirčiai sutvarkyti, jūs gaunate skirtingus eterius už mažiau nei eurą per mėnesį. Ir jeigu išdėliojus, paaiškės, kad tai yra visiškai kapeikos. Taip, iš tikrųjų, ir man negėda šiandien pasakyti, kad tai yra kapeikos. Euras per dieną dėl savęs, dėl savo augimo, dėl savo gyvenimo pokyčių yra kapeikos. Tai va, tai faktas, kad mes norime, kad jums būtų taip prieinama, nes aš puikiai žinau situacijas, kai tu negali sau leisti. Ne? Ir tai yra negėda pasakyti, kad šiai dienai aš negaliu sau, pavyzdžiui, leisti. Bet tam mes ieškome galimybių padaryti prieinamą. Tai, ne? Ir arba jūs galima pasinaudoti SEB banko leasingu, užpildyti paraišką. Jeigu jie neduoda, mes padedame tada vidinį kreditavimą įforminti ir leidžiame jums sumokėti už narystę dalimis. Ne, tai nebus vieną kartą ten per mėnesį, pas mus 6 bus įmokos, ne 12, bet 6. Bet išdėlios per mėnesį gaunasi mažas krepšelis maisto, tai čia visas pakas nuostabių paskaitų. Taip, jeigu jūs neturite šiai dienai pakankamai pinigų, tai aš manau, mano tokia filosofija, kad tada žudbūt reikia eiti. Eiti ten, kur tu gali rasti informacijos, kaip tu gali padaryti, kad pas tave būtų pinigų. Nes jeigu tu neturėjai savo skirti pinigų eurą per dieną, tai apie ką yra tavo gyvenimas? Aš akademijoje dar tik savaitę, bet tie eurai jau atsipirko. Ačiū labai, super. Taip, jau per savaitę atsipirko. Jeigu pas jūs stringa, tai tu būtinai turi nueiti ir suprasti, kodėl tavo gyvenime yra tokia situacija, kad tu euro savo asmeniškai, savo gerai savijautai negali rasti. Tai reikia keisti ir tai keisti yra įmanoma ir tai keisti yra būtina. Viskas, baigiu norų maratoną, einu į GG. Taip, baigiam norų maratoną, einam į GG. Tai va, tai šiai dienai kaina yra tokia, kad ji mažės tikrai nebe, kad jį kils tikrai taip ateityje. Tad visos, kas nori jungtis prie mūsų, jungitės. Turime jums naujieną, aš nežinau, ar mes išdėliojame, man taip atrodo, ne. Bet mes kaip visada nepaliekame jūs be dovanų ir visos, kas prisijungsite šiandien, visos, kas prisijungite iki šios dienos, jau prie GG, nes vartai jau buvo atidaryti, ir visos, kas prisijungsite šiandien iki vidurnakčio, kai bus jau uždarytas pardavimai, jūs visos dovanų papildomai gausite dar ir limfos kursą. Ne? Visos, kas dalyvaujate maratonų trio, jūs turite dabar ir kvėpavimo meną su savimi, turite ir visą kitą, tai ir dabar turėsite dar ir limfą, kurią galėsite pasinaudoti ir dar pagerinti savo turimus rezultatus. Tai visos, kas užpildysite paraišką šiandien iki vidurnakčio, arba parašykite mums žinutę, kad jūs labai norėtumėte, susisiekite su mumis, mes užrezervuosime jums galimybę gauti bonusą. Arba užpildykite paraišką gauti SEB bankui, mes matysime, kas pildė paraiškas, arba jūs galite nusipirkti narystę. Aš nežinau, komanda, kur yra pirkimo mygtukas, aš turiu pranešti žmonėms, nes aš niekada jo nematau. Ten yra pasiūlymas, ne, kažkur, jo, ir prie pasiūlymo kažkur, ne, yra mygtukas, nes aš nematau jo. Aha. Yra pasiūlymas, spauskite mygtuką, ne, ir tada galite jungtis prie mūsų akademijos. Akademijos vartai bus atidaryti tik iki gegužės 5 dienos, paskui mes užsidarome ir mes pradedame judėjimą be jūsų. Ne, tada prasidės, nes mes einame į naują kursą, bus RPM metodas bus įvedamas, bus naujos paskaitas ir tada, toje sekundėlė. Sveiki, negavau atsakymą paštu kelias dienas, gal pakartotinai išsiųsti dėl dalinio mokėjimo.
Taip, tikriausiai teks. O kur rašyt, kokiu elektroniniu paštu? Tikiuosi, kad GG gyvos 100 metų plus, kad galėtume į Ranukės čia atsiųsti. Kviečiu visas, kas dar jaučiuosi sveika, hod ir badass, viskas atėjo per GG. Super. Laura irgi, aš kaip prisimenu, sėdėjo pusę metų kažkur, jinai brandino save ir paskui rašo viskas, aš irgi nebegaliu sėdėti ant tos sofos, pradedu, jinai dalyvavo GG, bet nedarė mankštų, ar aš prisimenu teisingai, Laura. Ir paskui, atsimenu, parašymo tokią ilgą žinutę, kad viso, aš startuoju ir nuo tos dienos atėjo visiškai visi pokyčiai. Wow, čia tai siūlis per pasiūlymas. Ačiū tau, Marina, už visą informaciją. Taip, limfos kursas ir tai yra, jo kaina yra 100, aš pamirštu kainą, 100, man taip pat 149 eurai yra atskirai limfos kurso kaina ir jūs gausite jį absoliučiai nemokamai, jeigu prisijungsite prie Gražaus gyvenimo akademijos šiandien iki vidurnakčio. Visos, kurios jau nusipirkote, nesijaudinkite, jūs irgi gausite šį kursą dovanų, bet sutarėme, kad jūs nestresuosite ir prisiminsite, kad kai bus uždaryti vartai, mes turime viską suskaičiuoti, mes turėsime išsiaiškinti, kas kada užpildė paraiškas. Tai vat nuo tos dienos, pavyzdžiui, nuo šiandien, kai jūs užpildysite paraišką, limfos kursą jūs gausite už 2 savaičių. 2 savaičių bėgyje, ne, sakykime. Iki tos dienos nestresuojam, ne mano komandos neterrorizuojam, labai jūsų prašau. Taip, nuostabus limfos kursas, verta 100%. Taip, limfos kursas yra nuostabus ir iš tikrųjų nuo jo reikėtų pradėti. Jis kaip solo kursas, jeigu jūs vien pasidarysite limfos kursą ir nedarysite nieką kitą, tai bus taip, kaip aš kalbėjau apie solo kursus prieš tai. Ne? Tai bus, jis neduos tokios vertės. Pradėti su jo, išjudinti ir paskui keliauti. Va, liuks, ne, kaip dalis sistemos jis veikia nuostabiai, bet padaryti vien tik jį ir paskui gyvenime nieko nedaryti, taip nepais. 3 kartus dariau limfos kursą, jaučiu, kad noriu vėl. Liuks, liubos, padarysim. Tai va, tai kas liečia perdavimus, kur vyksta Gražaus gyvenimo akademija. Šiaip jį vyksta Telegrame ir dalinai Instagrame. Instagrame mes turime biblioteką, ne, aš darau eterius ir ten lieka mano būtent eteriai. Tai visos giga transliacijos vyksta Gražaus gyvenimo akademijos Telegram kanale, tai yra transliacijų kanalas, yra papildomai pokalbių kanalas, kur merginos aptarinėja viską, bendrauja, šnekučiuojasi, palaiko vieną kitą ir dalyjasi savo nuostabiais rezultatais. Nesuprantu, kaip čia lieka laikas, beveik 2 valandas, kaip 10 minučių. Pas mus visada taip. Aš pradedu galvoju pusę valandos, pašnekėsiu galbūt 2 valandas. Taip, kada vyksta? Darbo dienomis 6 ryto aš arba kitos mūsų lektorės, trenerės pradeda vesti paskaitą, ne paskaitą, bet treniruotę arba savimasažą. Tai vyksta apie 30 minučių, 30 plus minus 10 minučių kartais, kad jūs paskui spėtumėte į darbus arba vežti vaikus. Bet tai vyksta tiesiogiai, ne, faina dalyvauti tiesiogiai, keičiasi gyvenimas, pas panų irgi, kurios atsikelia anksčiau, bet jeigu jūs neturite galimybės, įrašas lieka ir jūs galite atlikti tą praktiką jums patogių metų, nes yra ir laiko skirtumai, laiko juostų skirtumai, žodžiu, galima atlikti bet kada. Kelis kartus per savaitę mes turime paskaitą su kviestiniais svečiais arba su mūsų lektoriais, su Indrė, su Marija, su kitomis susipažinsite. Jos yra nuostabios, tikrai savo srities profesionalės, kurios padeda, bet jau, kai mes kalbam apie savikoučingas, daidoti, ir visos paskaitos jau dažniausiai vyksta vakare, būna, kad ir 12 dienos, ne? Išdėliotos yra dienos eigoje ir įrašai irgi visi lieka. Visas paskaitų tvarkaraštis ir užsiėmimų visada pateikiamas mėnesio pradžioje ir jūs galite jį parsisiųsti kaip Google kalendorių, ne? Ir jūs tada kiekvieną dieną atsidariusius matote, aha, šiandien bus tokia paskaita, o čia tada bus tokia paskaita, o tada bus tokia treniruotė. Ir galite pasiruošti ir plius minus, jeigu yra kažkokių poreikis, kažkokių papildomų priemonių, mes visada pranešame, ko reikės vienai ar kitai treniruotė. Tai va, visos, sakau, mankštos ir visi įrašai lieka ir jums, jeigu šiai dienai jums nereikalingas finansinis raštingumas, jūs niekada nežinote, kaip bus. Manęs nesustabdo net laiko skirtumas, tai matė, gyvena kitoje juostoje laiko ir visą laiką dalyvauja, jos niekas nesustabdo. Jūs niekada nežinote, kada jums prireiks, ne, pavyzdžiui, šitų duomenų. Galbūt jūs šiandien neplanuojate ir jums nereikia tikslo, o paskui žiūrite, jūs keičiate savo gyvenimą, reikės. Ir jūs visada turėsite galimybę atsiversti biblioteką ir pražiūrėti visą kursą ir atlikti visus namų darbus ir turėti nuostabų rezultatą. Moterys esančios GG, tokios palaikančios ir nuostabios, kaip Marina sakė, nėra jokių pykčių, tik palaikymas ir bendrystė. Taip. Na ką, laikas. Kaip ir primenu apie SB leasingą, sakau, jeigu jums kartais nepavyktų, susisiekite su mumis, mes tikrai rasime sprendimą, mes esame atviri ir norintys jums padėti.
Taigi, metas jūsų klausimams. Ar jūs turite man klausimų, nesvarbu apie jaunystę, apie raukšlės, apie botoks, apie kažką, apie akademiją, galbūt kažkas, ko aš nepasakiau. Jūs dabar šiai dienai galite juos užduoti. Šią dieną, šią minutę. Viskas, aš esu pasiruošusi. Neįsivaizduoju šią dieną gyvenimo be gaga. Tai nerealiausia, kas atsitiko mano gyvenime. Marina besąlygiškai atsidavus ir viskas čia be jokių tabų. Be jokių tabų skamba intriguojančiai. Geriausia, ką galima sukurti šiai dienai mums. Taip, aš kažkaip drovėjausi vieną momentą pasakyti, kad va, čia pas mus yra nuostabiausia erdvė ir dabar aš jaučiu tokį užsidėgymą, matant jūsų rezultatus. Ir aš tikrai drąsiai galiu pasakyti, kad Lietuvoje tokios akademijos, tokios erdvės moteriams, kur būtų viskas vienoje vietoje ir kur jūs galėt, kur jūs su jumis taip pasirūpintų ir kur būtų tokia atmosfera, nėra. Gaga net dovanoja nuostabias draugystės. Taip, jis, panas susidraugavo. Ačiū už webinarą, gražaus vakaros. Ačiū Marinutė, nuostabiai. Jeigu mano gaga galioja iki Liepos, man dabar prasitęsti ar tada, kada baigsis? Akvilė, tu gali prasitęsti ir dabar, ta prasme, ar kada baigti, jeigu tu dėl limfos kurso, ne, tai tu gali prasitęsti dabar, bet šiaip tu gali prasitęsti Liepą, nes tau galioja kita kaina, tau nereikalinga kaina 450 eurų. Ačiū labai, tau nuostabiai, ačiū webinarą, gražaus vakaros jums. Ačiū labai. Taip. Kaip suprantu, klausimų nėra. Turbūt pirmas mano webinaras, kuriame nėra man klausimo. Taip, webinaras bus išsaugotas ir Instagramo profilyje. Jeigu jūs kartais suprasite, kad atsirado klausimas, jūs visada galite užeiti į Instagramo profilį ir parašyti klausimą ten komentaruose. Gerai? Aš galvoju, kaip viską perklausyti, nepraleisti nieko ir viską spėti. Ne visada reikia, bet iš tikrųjų merginos pradėjo keltis anksčiau, ne, kas šiandien rašė. Mano diena pailgėjo 3 valandom, nes aš pradėjau keltis anksčiau ir viską spėjau. Tada yra galimybė ir perklausyti eterius galima klausyti, kai važiuoju mašinoje, įsijungi į podcastą ir klausaisi, ne, o iš ryto pasidaryti mankštą, viskam tikrai galima rasti laiko. O, viskas prasidėjo visai paprastai. Prieš 2 metus nusipirkau 1 mėnesį narystę Gaga, tiesiog iš smalsumo. Pirmoji dubens mankšta taip palėtė, kad pajutau, čia kažkas daugiau, ne tik judesys. Kažkas, kas gydo, stiprina, sujungia su savimi. Jūs galite kas nors nufotkinti visus tos komentarus. Nuo to laiko Gaga tapo mano švelnia kasdienybės dalimi, tarsi šiltas apkabinimas iš vidaus. Kiek paskaitų, maratonų, įžvalgų, ašarų ir šypsenų. Tai, ką gavau, sunku apsakyti žodžiais. Tai tiesiog gera gyventi. Jau 2 metai su Gaga ir širdyje dėkingumas už moteriškumo, už švelnumo, už vidinę ramybę. Ačiū, kad padedate prisiliesti prie tikrosios savęs. Ačiū labai, Daiva. Ačiū labai. Aš skaitau ir man norisi verkti. Tampu tokia sentimentali, nors tikrai nesijaučiau niekada tokia emocinga ir niekada nemaniau, kad man taip patirs dirbti su moterimis. O šiai dienai aš kaifuoju nuo jūsų ir ačiū labai jums visoms, kas esate su manimi. Tai visų, kas norės prisijungti prie mūsų ir keliauti su mumis į šią nuostabią kelionę dar aukščiau, nes aš dabar irgi man turėtų prasidėti lyderystės mokymai. Aš einu gilin ir mes kartu kylame aukštyn. Tai va, tai aš labai dėkinga esu jums už buvimą šiame webinare. Aš labai tikiu ir tikiuosi, kad jūs atsibūsite ir suprasite, kad raukšlės yra pasiekmė, kad dirbti reikia su kūnu, prasibėkite, prasivaikščiokite, prasukinėkite rankas. Nesvarbu, ar jūs einate į tą Gagą su mumis ar ne. Svarbu, aišku, einame, bet jeigu šią dieną labai turite. Ačiū, Gaga, jėga, gražaus vakaro. Ačiū labai. Būtinai išjudinkite save iš vidaus, kvėpuokite, mokinkite kvėpuoti, mokinkite dėti žingsnį, prasimasažuokite pėdas, padėkite pėdas iš karštą vandenį, ne? Eikite į ledo voles, darykite dėl savo kūno daug, kad jame užgimtų energija, nes ta gimstanti energija viduje būtinai pasireikš ir jūsų išorė. Tada kremams reikės išleisti tiek pinigų, o ne tiek daug, kiek dažniausiai verčia mūsų realybę. Na ką, ačiū jums labai visoms. Visas stipriai apkabinu ir iki pasimatymo. O su merginomis Gaga mes susimatome rytoj, susimatysime šiek tiek anksčiau, nes man bus skrydis. Bučkiai visoms ir iki.